Visos panos išskirtinės. Oi, koks tu! Oi, koks jisai mes kai dviese būnam, ką sako. Nu, jis auskarą turi, jam galima tai kalbėti. Kita. Oi, ne! Ne! Seni. Tai va, dukrytės šimtadienis. Aš sugalvojau žaidimą, kuris vadinasi Atmazų Uno. Kodėl iš Rimi pavogėte 6 kg lašišos ir butelį šampano? Neskanu gardu. Bet ką padarysi, sunkiai vaikystė buvo. Ai, nes gavau. Iki daug taškų. Seni, Jolanta laimi šitą raundą. Ir mano mama atrašė, pasižiūrėk į savo vaiką sutretų. Bet čia tikrai? Kodėl jūs nesėdat, aš susimėčiau, nežinau. Nu, mes mandagus, tipo, kad dama pirma prisėstų. Ačiū. Ai ne, aš tai negalvoju apie šitą, tiesiog užfrizino smegenis. Atrodo, kad tu į Jokno studiją įdinėjai, visiems pasakus duodi karočią. Man Arina ką tik sako, įeik įspūdingai, nebandyk įeiti kaip šiukšlė. Tai aš iškart kažką manau. Taip, tikrai atrodo, ką tik parvežė auksą, tipo, tai, kad žmonės tavo vainikus mėtam Aš kaklą. grįžau iš čempionato gal kažkokio. O kaip šiukšlės įeina anot jos arba tavęs? Nežinau, Tipo, nuleidę galvas tikriausiai. Jo, sako tikriausiai labas vakaras, padarom daugiau triukšmo. Supratau, bičiuli, geriausias mano draugė. Aš netgi parašiau, kad jeigu papulčiau į avariją, kad tau skambintų. Taip. Aš ten tiek artimas su tavim įsivaizduoju. Aš tau numerį įsivedęs nekelti. Ne, šiaip. Darbas toks. Aš tik prieš savaitę tau numerį gavau. Aš vis dar... Iš mūsų asistento. Kaip tu rūta jautiesi šiandien? Jaudinės? Ne apie mušį. Jūs, galvau, jūs kalbat. Biški jo, visai. Kodėl? Jo. Nu, nes aš retai taip būna ant tos scenos. Taip, bet mes visi draugai, ne? Na, aš tikiuosi. Man Aš nežinau, ko laukti. Gal jūs apsisuksit, melavot gal. Antroji dalyje atvesim 3 mažus ožiukus ir turėsi rinktis, kurį nušauti. Nu, va, Aš labai lauksiu, man atrodo, labiausiai ne, bijau. taip nebus. Bet aš su vampyro outfitu atėjau Tu pasirodžius. labai, aš norėjau pagirti, labai gerai atrodai. Ačiū. Mano močiutė tokia dengtų televizorių. Tokia, jo, dėkui. labai gerai. Ne, tikrai labai gerai. Tu šiaip turi nežmoniškai gerą stilių ir skonį. Aš pasižiūriu į tave, tu atrodo rengies kaip žmonės gamina iš likučių. Tu tipo, žinot ką aš turiu omeny? čia Tipo, dabar- jinai atsikėlė storį, Aš kur kaip tai va, likutis radau šitą karočią lemenę, tipo, radau šitą tašę kaip nosį, kur atrodo. Ir va, radau šitas kelnes, susidėjau ir achuienai atrodo, tiesiog Jo, žiauriai geras outfitas gaunasi. Aš netgi papildyčiau, nedai šiek tiek, kur atrodo, kai tu parodai šiaip rūbą, atrodo, kas čia. Bet kai užsidedi... Tu sudedi. Kai užsidedi, nutinka. Ir aš nesuprantu, kaip, pavyzdžiui, man atrodo, kad čia tiesiog yra labai gražaus žmogaus bruožas, kai tau viskas tinka. Ne, bet Nes čia tu taip išsitrauki nėra. tiesiog maikė ilgom rankovim su spigliais ant alkūnių. Tipo. Ir aš galvoju, nu jinai atrodys kaip kažkas iš Ireko, užsideda, wow, Victoria's Secret. Man. Nu, blem, ačiū jum, aš taip negalvoju, bet dabar jau aš persverčiu tą pusę, kur aš tikiu. Ir to užtenka, man atrodo, tiesiog, o aš tikiu, žinai. Tu komitini, žinai, tu turi, Taip. jo, nes jeigu tu netikėsi pati, tipo, jaučiu šūdus. Tai negali. Ta dabar būna atsikeli ir kur pati save savo outfitu nustebint bandai. Nėra to, kad specialiai ieškai, eini ten per humanas. O tu galvoji, jinai miega su rūbais? Kodėl tu taip, kodėl Ne, tu tai taip atsikelia paklausai? be rūbų, bet tu vis tiek susikomplektuot kažką turi. Žinok, aš netikėtumai būna, jo, kur randu. Bet aš šiaip neieškau, specialiai mane susiranda, žinok. Ane? Tie spalvoti megstiniai žiūri į mane, kai aš nainu parduotuvę, aš jų neieškau. Kviečia tau šnapštą, ne? Kaip poro krūsas. Aš ateinu su misija. Juoda maikė, viskas susikaupėm. Aha. Žiūriu tik juodas maikės ir aš matau. Nu, aš žiūrėk, matau tą megstinį. Grifo kardas šaukia tave, nu. Nes aš šiandien specialiai po humanas vaikščiam gau, nu kažką va ekstravagantiškų irgi apsirengt, nu juoda Hugo Boss maikai. Viskas. Bet žinok, šiandien aš irgi buvau nais, aš neradau. Nes šiandien buvo jau euriuko diena, tai čia jau labai atlėkina. Jau viskas išgraibstyta. Aš ant bomžų dienos atėjau, ką čia. Žinok, nepataikė. Reikia pasižiūrėti internete pradžioje. A ne? O gali pasakyti, pavyzdžiui, daugiau biškių manos hekų? Jo, Kokį, aš kada eit, kelintą nenoriu eit, kur kelt eit? pressure, nes čia gal reikia pasigalvoti tokį dalyką, bet jeigu kažkas... Žinai, gal yra tokių dalykų, pavyzdžiui, kur tu žinai, kad geriausi batai yra aukščiausi lenktynai. Žinok, ne, nes Ne? Kartais į vieną nueini, kur galvoji, kad šitoj visada randu kažką, bet kartais nueini ir būna šūdas, tai kaip pataikai. O kokia Bet geriausia tavo humana?
geriausia, čia yra paslapčių, bet Galiu aš užpybinti per podcastą, užpybinsiu tikrai. galimai naujoji Vilnius, sakykime. Vileikoj, nes žmonės bijo ten eiti, nes galvoja galvą nukirs jiem. Jo. Labai jo. logiška yra. pilnai. Vidury dienos Jo. ten pats gazas, labai keisti žmonės, bet jie Žinai, žino, kas būna ką- su ką ten padėvėtų ras, rūbų ne? parduotuvėm yra įdomu visą laiką, kai tu žiūri ir tu apsidarai ir čia nėra hipsteriai mano draugai, tipo. Jo, Čia čia geriausia, reiškia pataikiai. Autentika. Taip, Žinai? taip, nes tie jau bus išrinkę visas geras maikės, žinai. Čia jau prastas. O tie būna, kad jie dar geresnių atneša. Jie nevertina to, ką turi, žinai. kvapų, sakykime, įvairovę. Bet naujoji Vilniui humana, man atrodo, ten pirmiau kraują įsivalyti turi nusipirkus maikę, ne, nėra. Ne, čia tu kalbi, žinai apie ką? Tu kalbi apie gausą. Seniai. Aha. Reikia atskirti, yra nežmoniškai didelis skirtumas tarp humanos ir gausos. Sakai? Aš varau į gausą, man gausa yra. Va ten yra seniai. Ten Kasykla. nėra akcijų, žinai, aš tokią akcijų merginą. Nu kaip tu uždėsi akciją ant 99 centų? Kokios akcijos tu tikies? Būna kainų tenais šauna kartais. Man tai labai būna, žinai, kas sukelia pyktį man, kai aš tvarau į padėvėtų rūbų parduotuvę ir kainuoja brangiau negu Zarų į rūbus, blė. Būna. Esu kažkada tvariau tipo į senamiesčio tą humaną, kur tipo jinai vintage yra, žinai. Taip, traku. Atvariau tipo, žiūri tokia gera striukė audinė, pasižiūriu, 5 eurai. Jo, tenais jau išnaglėjo, žinok, ten jau... Ten, jau sakau, bilietai. akcija, reikia pasitikrinti, kada akcija, tada eina. O tu biški, pavyzdžiui, pati kaip stilingas žmogus, stebi kitų, pavyzdžiui, aprangą stilių, tipo. Nu taip, ir aš Būna, nesu kad- stilingas žmogus. Bet būna, kad mintyse biški, nu, žinai, sen. Leidž žmonėms šitą nuspręsti. Aš Bet užsidedu vampyro kostiumą ir aš tikiu juo. Tai va toks mano stilius. Nu, tu dar jauna ir graži tau. Galėtum tinka. pakritikuoti mūsų stilių, pavyzdžiui. Pakritikuoti jūsų, nu tavo toksai... Aš su žygio batais, nežiūrėk mano žygio batus. Sakykime, spektrinio žmogaus. Čia apie kurį Mano šneki čia? dabar? Ne, juodai, žinai, Ai. nuo galvos iki kojų. Tu atrodai kaip labai stiliovas ukvedys. Nes aš turiu, Atrodo, kad pas tą apsauga parašyta ant nugaros. Biškutė. Tu atrodo, kad neuskarus įsivėrė tave skiepijo ir nepataikė. Žiūrėk, nedai, Ne, Auskaras tai labai aš palaikau. prašiau Rūtos Palaikai? pakritikuoti. Palaikau labai, jo, labai tau tinka. Ačiū. Jo. Pradik, na, va. Tikrai, pažiūrėkit, puikiai atrodo. Aš įsivėriau, Kietas grįžau toks namo. visai Toksai, tipo. Mes per praeitą podcastą vėrėmės, žinai. Ir aš irgi, man irgi vėrė ir aš grįžau namo, tėtis galvojo, kad dukra grįžo. Nes mūsų balsai vienodi. Na jau. Tai tu išsiemiai. Jo, aš Silpniukas. nusprendžiau, kad man net... Aš nesuprantu, kaip jūs, pavyzdžiui, merginos nemiegat ant šono, tipo. Miegam, bet toks gyvenimas. Tiesiog miegi ir skauda tau. Jo. O visą laiką ir skaudėsi, Kančioj. aš nežinau, 2 savaitės praėjo, man vis dar Aš skauda. buvau įsivėrus į vidų ausies vieną auskarą ir negalėjau ausinės įsidėti į pusę, ne gal daugiau negu pusę metų su viena ausinė vaikščiau. Bet aš suprantu, kodėl Aukos jūs yra aukų. viena kitos pykstat kaip draugės, žinai. Dėl auskaro? Nu šiaip, nes jūs visą laiką vaikšto tokioj fazėje, tipo. Jo, Ai, blet, Žinai, aš tu dabar- vaikštai pikta, Aš jūs vis Aš labiau nevaikštau suprantu. pikta. Ne, bet šiaip jis į tave kreipias kaip į panas visas. Nors Gerai, net aš atstovauju. nežinau, kad visos panos įskirti. Oi, koks tu! Oi, koks jisai mes kai dviese būnam, ką sako. Nu, jis auskarą turi, jam galima taip kalbėti. Jis turi knygą apie feminizmą pasaulyje. Senelį neklausyk, mane Rūta netiesiogiai pydaru pavadino. Tai galiu pasakyti. Jo. Žiauri gerą David impressioną dabar turiu naują karočią. Kokį? Aha. Mano dabar, aš įsivėriau tos Oskarus, mano dabar mėgstamiausia daina Beyoncé Single Ladies. O kur kietas? Čia va. Šiaip kremzliai yra kietai Auskaras. Tipo. Jo, Čia yra jo, kietai, labai žinai. kietai, labai Aš visą laiką, kai pamatau, pavyzdžiui, žmogų, kuris su Auskaru kremzliai, aš galvoju, kad jisai va tai gyvena. Nu, ir perėjo kančią. Jo. Realiai. Ir iki šiol, žinok, šitas tau gis kokius 8 metus. Sėkmės. Šitas? Jo, absoliučiai. Nesugie niekada. Bet aš va dėl to, aš suprantu, ką Nedas norėjau pasakyti, jūs, ble, taip viską aukojat dėl grožio, dėl visko, jums ausis pastovi skauda, ble, nuo tų Oskarų, jums, ble, nežinau, stanikus nešioti reikia, kurie jaučiu spaudžia, ten užpisa irgi. Nebūtina. Jums ten menkis būna, ble, aš suprantu, kodėl jūs piktos. O tu galvoji, kad menkės būna ir mergos pasirenka jas turėti? Ne, ta prasme, Nes tu dabar pasakai, kad jos čia viską pačios. Jūs, o ko jūs tos mėnesinės turite? Jums neužtieso jums biškį, tipo? Nahu jums tobulis, kad Taip, tai teisingai, nu. iš to, žinai, iš Ne, to nu, sodo. pripranti ir gyveni, nu, tai alio. Ką, tu su kančia, nu, tai ne. Man labiausiai patinka stebėti, kaip moteris sako, kai baigės vienas skausmas, prasideda naujas. Nu, Aš turiu, taip. pavyzdžiui, irgi mano draugai įsivėrė Auskarą, na, užpisu, tipo, skaudas, baigė gyt, karočią, įpiso dar vieną.
Nu tai viskas sugijo, judam tolyn. O tu, pavyzdžiui, pastebi kokį nors dalykų, kurie tau biški cringe ant kitų žmonių, tarkim. Ar tai Ant būtų kitų aksesuarai, tarkim, arba, žinai, kai tu pati dėlioji savo stilių, vis tiek pasižiūri ir kaip kitas žmogus susidėlioja jį, tipo. Nu nežinau, nu tipo, aš biškai gal per daug prie tų jaunesnių žmonių lendu, žinai? Nu, netiesiog. Šiaip tu... Gal galima įsiplėsti? Įsiplėskite šio klausimu, prašau. Wow. Na, aš gal biškai apsimetu per daug, žinai, jaunimų kartais. Bet man taip netyčia gaunas. Bet tu, aš nežinau, čia nemandagus klausimas ir jeigu jis yra nemandagus, tu pasakyk, aš iškirpsiu, bet tu, ar nėra, kad biški slepi, kiek tau metų yra? Ne, neslepiu. Nes tu žinai, ką darai, tipo, žmonės pagalvoja, kad tau mažiau ir tu jų niekada netaisai. Nu jo, nu tai ką, nu tai tegul galvoja, ką aš žinau, bet ne, neslepiu. Šiaip, aš nedui šiandien sakiau, tu man Gen Z kartos atstovai. Aš labai spardaus dėl to Gen Z, tipo, aš ant tiek ant ribos, kad jau nelegaliai visiškai. Paskutinė prieš liniją. Tu esi diskvalifikuota jau tose varžybose. Jo, bet tu, aš manau, kad jaunatviškumu tai tu lenki netgi mus, kurie dar jaunesni, žinai. Nu mane, jisai tai... Nu tai gal jūs tokie... Kaip Stelmužis Ąžuolas, tiek nežino, kiek jie metų jisai. Nu tai jūs tokie rimtuoliai. Tai būna atvaro merūnas, sako, tu blė, mano klasiokas buvai, galbūt. Jisai nežinosi niekada, jisai... Tik tai žinai. Jums atrodo, kad aš čia senai atrodo, dušia dar senesnį, žinau. Taip, Nu jūs tokie rimtuoliai gal ką aš. Aš sakinius pabaigiu nunebimu. Aš niuniuoju. Ne, jisai baigė sakinį, sako, leliumoj. Gal norit patei žmonių kartu, tipo biški? Mes turim pasiruošę vieną dalykėlį. Gerai, galim patei. Aš noriu papasakoti jums, man vienas keisčiausių gyvenime dalykų yra, kai visi esate internete matę, kas Facebooką turit, kad bet koks klubas kažkodėl nusprendžia kažkurioje vietoje savo egzistavimo, kad yra žiauriai geras sprendimas žmonės, kurie yra blogiausiai savo gyvenimo stadijoje, žiauriai aukšta raiška nufotkint ir įkelti į internetą. Aš nežinau kodėl, bet visi naktiniai klubai turi savo tas fotkių prikėlę ir mes šiandien esam šiek tiek jų atsirinkę ir norim, kad tu kaip stiliaus ekspertė ir mes kaip Vibe officeriai. Aš Vibe, žinok, labiau. Davai mes būnam Vibe officeriai. Jo, mes turim nuo 1 iki 10 įvertinti, ant kiek mums geras Vibe'as. Gal prieš viską šiaip įdomu paklaus būtų, tu pati Rūta dažnai į klubus eini? Ir jeigu eini, kokios tau patirtys būna klubuose? Žinok, ne, aš visiškai anti-klubo. Kada paskutinį kartą klube buvai? Neatsimenu. Prieš kokius 5 metus gal, aš nieko neinu. Oho. Jo, ne tai čia tau arba 26, arba 12 buvo, vienas iš 2. Žmonės dabar irgi sėdės pas, kaip čia gali būti. Aš bariuko mergytė. A ne? O kas bariuko top 3? Bariuko top 3? Špunka. Dėja, bet špunka. Invino. Jo. Nu ir tada Mr. Pub. Ne, Aš buvau prieš 2 savaitės. Rimtai? Kalėm vinę. Dar ir kaip kalėm vinę. Maladies. Man keiščiausia, bet aš ten vieną kartą ir buvau, keiščiausia, kad ten kriaušė stovi eiliai prie tūliko. Taip. Visi, kas stovi eiliai, pramuša. Labai juokinga, kad žmonės ateina ir klausia jūs eiliai į kriaušę ir tūliką. Jo, grinai reikia pasitikslinti. Man patinka ta vieta, nes ten viduje kaip ir negalima rūkyti, bet jeigu rūkai niekas nedraudžia. Okay, nepastebėjau. Jo. Mes kalėm tą vinį ir skraidė žiežirbos ir žmonės taip lankstės nuo žiežirbos. O jie jaučiasi greitesni už žiežirbą? Okay. Jo, bet pala, dar norėjau sakyti apie tuos klubus. Aš, žinok, turiu tokį atsiminimą iš mokyklos, kad mes susirinkdavom informatikos kabinete ir žiūrėdavom klubų nuotraukas. Gal kaip susirinkdavom informatikos kabinete, na ir šokdavom. Ai, tu šitą galvoji, mes berniukai tai ne tą darydavo informatikos kabinetose. Mes taip področindavom. Ne, nu irgi, kodėl tu buoli, tu labai... Kodėl aš taip ramiai sureagavau? Ką tu bandai pasakyti iš viso? Nu, kad žiūrėdavom tos vaizdelius visokius, kur neleidžia tėvai žiūrėti, žinai. Nu ne, nu kodėl tu seniai yra, tipo, tu labai spektro galėjai iš karto, žinai, kur yra, tipo, už žiūrėjimą video bauda, tu iš karto už mirties bausmę, karočią. Žinai, nu tu, tipo, labai šokį. Žiūrint, ką žiūri? Žiūrėk, tu kur žiūri, karočią. Žiūrėkit, mes turime atrinkę... Galiu pabaigti. Oi, atsiprašau. Buvo, mes žiūrėdavom klasiai, tipo, ten būdavo jaunimo vakarai, dabar nebepamenu, tabu. Ne, nebuvo dar tabu. Kažkoks kito, Exitas gal buvo Kaune, kad jaunimo vakarai būdavo. Tabu šiaip būdavo jaunimo vakarai. Visi būdavo su tais rombiniais mekstukais berniukai. Ir, žodžiu, ir žiūrėdavom mes nuotraukas ir biškai ten juokdavom. Šiaip aš mokykloje buvau rombinis berniukas. Aš matau, violetinis ar žalias?
Violetinis. Seni, aš Nemeluoju, violetinis. rimtai? Yra draugelis mano, iš akių čia tikrai atsimenu, mano Edva pamenė, ne, rampinį mėgstą. Tai jis pats irgi turėjo. Linksis, kliausteliuose linksis. Liuksą rodo. Gerai. Nu ką, einam prie mūsų nuotraukų. Prieš tai dar norėtume padėkoti mūsų laidos rėmėjim Kult, Game Changer naujas skonis. Ačiū labai, kad remėt ir einam prie mūsų nuotraukų. Remkit ir toliau, na. O tai bus iš dabartinių laikų nuotraukos? Žiūrėk, mes turim paėmę šiek tiek nuotraukų iš užsienio, patestuoti užsienio vandenis. Bet aš tai Lietuvos ieškau ir yra daug dalykų, kur neįdėjo nedas. Kaip iš liūdnosios pusės? Deivis tiesiog, jisai mes darom laidą, kurią žiūri kartą 100,000 žmonių ir Deivis tiesiog atsiučia, žiūrė, mano klasiokas pripysęs. Ir aš sakau, kaip tau šaunai gal. Gerai, apibūdink pozą. Nes buvo vienas bičias chaose, tiesiog Ar jo akis jau buvo? chaose, paprastas bičiukas, toks biškai didesnis, su akiniais ir toks, ta prasme, visi antram fone tūsina ir jis sienas prie barų toks sėdi ir atsisukęs. Seniai, atrodo, aš žiūriu jį ir tu čia nešokti, tai tu Windows'u perrašyti, tai kažkam, ta prasme, tai tikrai. Ne, nu, tai tiesiog, kur žinai, kur tipo kažkas juokingo vyksta arba atrodo, tai tada tokį įmečiu, kad ir lietuvių yra, bet kur Deivis tiesiog įmeta tiesiog girtą žmogų. Nu, tipo, tai aš tokius stengiausi vengti. Aišku, kas yra užsienis, užsienį aš empatijos neturiu, karočią. Tai nieko nelaukdami, pažiūrėkim ir pavertinkim. Nu, pažiūrėm. Oi, labai smagus. Kas čia SD kortelę pasikabinęs? Kas čia per dekoraciją? Čia seni PlayStation 2 kortelė, čia žmonės, kurie žino. Ne, smagus jis. Vaibas geras, seni. Jūs matėt, kad čia kombo yra, čia nėra atskirai meksukas. Ir čia mes turim Lietuvą, kas labai mėgsta pasižymėti klubai, kieno nuotraukos jie užsideda tokį watermarką, žinai. Tai matysim ir chaosą, turėsim ir dežavų, man atrodo. Jį tokie oranžiniai pirščiukai, toks ką tik čytas pakelė, atrodo, užlanksta. Man žinai, aš jeigu klube su tokiu džempu būčiau, aš pastoju daryti šitą pirmyn atgal. Jo, kaip pagalbėlę, užrašiuką galėtum. Jo, išsipaišyti kažką, žinai. Bet ir Bitsko nebloga, čuvako. Aš žinokit, duodu solidų 8 kokį. 8 tikrai, jo, 9. Bet tik dėl to, kad pirmas, žinai, nežinai, kas dar laukia. Ir kadangi kaip šūlė čia, pirmas visada turi aukštesnį pažymį gauti. Nu jo, fair. Taip, labai fainas. Gerai, galima kitą? Okei, rimtuoliai, taip. Gerai, galim aptarti kostiumus klubuose. Ir žinot, kas yra? Aš čia, man atrodo, parinkta ir čia nėra Helovino tema, matot, čia aplinkui, ta prasme, žmonės paprastai apsirengia. Jie čia paprastai apsirengia. Matot, nu tikrai. Ir tiesiog du čiuvakai. Jo, nu jie čia bandė kažką jau ekstra parodyti. Čia po šimtadienio turbūt. Jis nekomitina pilnai, žinot, tie vienuoliai būna išsiskutę vidurį. Jisai biškiai jau pasikuklina čia. Su berniuku atėjo į klubą, sako, čia mano kostiumo dalis. Atsiprašau. Šiaip, žinau, kad jie... Jums neatrodo, aš žinau, kad jie tikriausiai vienas kito nekenčia, bet neatrodo čia, kad patarakas su Benjim tiesiog. Susitaikėm, na. Tokia centrinio versija. Tai aš žinokit šitam, man atrodo, kad jie kaip tik gadina vaibą visim aplinkui, kurie nesupranta, kodėl. Žinok, man jo. Ar tu sakai, kad palinksmina? Ne, man šitie atrodo, jie persistengia. Jie tikrai persistengia. Jie tenais padarė žegnojimus visi, ha. Ir tada jie nenustoja. Iki 5 ryto. Įsivaizduoju, žinai, kur 5 ryto jis personažai. Ateina į kurilką, gal kas nors man cigaretę. Jo šokė su panas, kai varom pas mane pasipysti. Mėly mano vaikai, paragavę mano kraujo, dabar varom šotų padėklą. Aš manau, kad žiūrėjau, annoying būtų labai. Tai aš duodu... Mes visi tą patį pajautėm. Kokį 5. Tai pradžiai, kur pirmą kartą prieitų, būtų, okei, hi-hi-ha-ha ir jo. Ir po to būtų, nu gerai, aš jau mačiau tą kryželį. Tai Patarakų ir Benji po dvojką. Čia kalą mane. 6, žinau, gal kokį. 6? Jo, vaibo policija, aš sakyčiau. Aš sakyčiau net mažiau. Okei. Tai gerai, 5-6 ir net mažiau. Ačiū labai, Deividai, už šitą konkretų įvertinimą. Aš vaibo ambasados Pauliukevičius, toks aš dar mažiau duočiau. Na, aš dar man... Nu, gerai. Nes irgi gėjų sauskur. Gerai. Na, pažiūrėm. Ui! Seniai, ir žiauru, kad kol kas dar nieko iš užsienio nebuvo. Čia dežavu apačioj parašyta. Gerai, dabar čia daug visko vyksta. Švilpukas yra su Lietuvos vėliava. Vanduo ten ar degtinė, dabar sunku pasakyti. Aš nemanau, kad tame esmė yra. Okay. Ne, aš vertinau, žinai. Bet čia pila iš to mikserio, ar ne? Ar čia ne mikseriai? Nu taip.
Ar čia termo padelčias iš Stenlių tiesiog? Tiesiog iš tenlių pila šaltą arbatą moteriai į krūtinę. Bet jinai pilnai irgi šitam. Man tai čia dar biški, žinai, tipo toks yra panant tiek hot, kad prieš gaisrinę paruošia. Žinai. Aš iš vis turiu teoriją, kad fotografas pardavinėja narkotikus ir jisai žino, ką fotkint. Palauk, paaiškink. Fotografas yra baraiga. Jisai žino, ką fotkint ir žiūri žmogų ir po pusės valandos tavo pizda. Ir jis tipo žmogus va taip išsitaško, tu pasižiūrėk, kur ta merga žiūri. Į lubas. Jinai žiūri į Nes dangų. žmonės, kurie vartoja labiausiai Jo. narkotikų pis. Deivis, gal Jeigu nori antroji daly amfos įpist nuo stalo, karoči. Čia turėsim tokį žaidimą. Jeigu ką, mano draugas... Pagalvosiu. Čia, kad galėtumėm kaip rekvizitą nusirašyti ant įmonės, mes turim per laidą sukaifuoti. Jeigu norėsi šiandien, nesakysiu koks, pakeisiu draugo vardą, mano draugas Edas turi ratų, karočią. Ką tu nusištiki, mano mama šitą laidą, kad žiūrės? Tai nebūtinai tu čia. A, jo, tai aš neturiu. Kaip, šiaip... Kaip vaibą vertinam? Aš tai turiu duoti stiprų 9, atrodo, kad jiem gerai. Sunku pasakyti, čia labai daug, man čia sumaištis. Aš jau pasimetus. Ble, man, žinai, kas yra? Fainai turėti, panos vietoj savo galerijoje tokią fotkę, nu, okei. Okay. Pakvailiau. Bet kai aš Facebook'e, aš per 4 paspaudimus radau. Taip pat dežavų coveris čia buvo. Aš kartais ilgiau močiutės numerių ieško, negu šitą fotkę suradau. Matau, ką tu sakai. Man yra baisu, pavyzdžiui, kad Facebook'e yra ta funkcija, kad gali priminti, žinai, ir jeigu tokia fotkė visi išlenda kas porą metų. Jums nebūna, kur mano draugai yra mazochistai, jie tiesiog tai ten komentarą parašai, ar... Jo, arba pasišėrina patys. Kristoforas taip daro, tipo, patagina, tiesiog žinai, tipo. 12 metų senumo postą, kuris jisai parašęs ten, žinai, tipo, ką debilai. Ir jisai laikina, kad visi matytų. Tai šitą aš norėčiau, kad būtų ištrynę. Bet žinai, ką svarbu Nėra jau įvertinti? toks crazy, irgi jau nebūkim, žinai. Aš manau, kad jai ahuienai, bet šalia būčiau, jeigu būčiau šalia, būčiau toks gal biški mažiau. Truputį mažesnis balas. Nežinau, kam smagu. Kiek tu vertintum, Rūtelė? 7. Aš nežinau. Kiek tu? Nu, man čia jau neskanu. Neskanu. Tu pilnai į Pauliukaičio personažą įėjęs dabar, ne? Aš būdamas vaikinu, nenorėčiau, kad panaudoti, kad turėtų kažkada kažkur, žinai. Nu, bet tai viskas. Ai, bet tu pagalvok, kiek mes esam pridarę nesąmonių, dar baisiau turbūt. Jeigu tu taip teistum, jeigu... Ne, bet tai nėra Facebook'e tokių nuotraukų. Faktas, kad tai yra, kad aš ten pas mane, blėt, nueitum į galeriją, antroji fotkė jau žiauriau būtų. Tu aš esu Instagramą kėlęs, kur tu be kelnių. Tai ko ten žmonės nematė? Tai gerai, tai kiek sakai mažiau, o kiek konkrečiau? 6. 6, 7. Taip, aš galvoju, kad čia bus ženkliai. Jėzau. Okay. Supratau. Aš laukiu pauzės, kad galėčiau iškirpti paskui lygiai. Paplaukit 14-mečiai. Būtų baisu, jeigu pradėtų žiauriai daug plot, karočią. Gerai, tai 6, 6, 7. Taip. Deividai, nieko nesakyk ir mes einam prie kitos nuotraukos. Bet su tais kostiumais, man, ką žmogui per dalykas yra, ble, šiandien varysiu į klubą, pasimsiu Batmano kaukę. Man tai šitą, žinai, kokį vaibą duoda, kur per vestuvės būna padėta akiniukai ir turi užsidėti nusifokinti ir padėti atgal. Va tokį man čia duoda. O ne, aš tai žiūrėjau iš tos pusės, blėt, gerai, man dabar į kožą net ar piniginę, ar Batmano kaukę pasimti. Kurį čia iš tų... Aš žinok, nemanau, kad čia jam net netelpa akytės tenais tvarkingai. Tenais kažkas Jis atrodo kaip katė su to mažom kaukiam, žinai, kur uždeda. Jo, šiaip aš nesu didelė fanė, man kaip ir tų kunigų vaibelis toks, kad jau tai gerai toks, matėm. Jo, man tai toks žmogus, kur, žinai, kur iškart tie tokie rankų mostai prasideda, kad tu magiją darai, blė. Tu pasidažai, atrodo, apie šitus akis ir pradedi daryti keistus dalykus. Nenužmonės. Aš manau, kad žinai, kas yra blogiausia, kai kostiumas paveikia žmogų. Aš, pavyzdžiui, yra faina atvaryti gimtadienį, kur mes apsirengę ir mes paprikolinam tipo pusę valandos, pasifotkinam ir zaibys. Bet jeigu tu seni vėl, kaip su tuo kunigu, žinai, tu po 4 valandų ateini ir gersi dar. Sen, jeigu tu darai toliau balsą, aš manau, kad tave reiktų išvaryti. Okay. O šiaip man... Aš labai mažai vertinčiau. Bet atrodo, kad jam linksma. Man dar nepatinka tas, kur tu senin, tu pripysęs, tu išgėręs dabar. Ir atsisukai tave kamerą, tau pirmas dalykas, aš dabar išgėręs, ką aš noriu daryti, tai va taip kamerai rodyti, nes noriu atsiminti šitą momentą. Bet tai tu ateisi su kaukė, tai tu maldauji, kad į tave žiūrėtų, nu tai taip.
Tu nusim tą kaukę. Pavyzdžiui, jeigu va, tu klube būtum... būtum, va, Dežavų, Kaune, Jo, karočią, taip. būtum, prie Rotušės aikštės, jeigu kam įdomu. Tu jie pinigus tau moka, kodėl tu taip? Nesupratau. Gal ne, bet pradės. Aš jeigu paminiu brandus, aš apdrauk nusinčiu sąskaitą faktūrą. Jeigu norėsi, mokėsi. Čia yra sukčiavimas, jeigu nežinojai, kaip Yra kas moka, yra kur teistumas, ką aš tau tiek galiu pasakyti. Bet šiaip tai mums reikėjo gal ir savo nuotraukų kokių. O tu turi iš klubų Nu, nuotraukų? vat ne, bet... Tai tiesiog mūsų tiesiog nuotrauka, kad tu nesąžiningai dabar Čia jau pasipildai. toks būtų pametimas po autobusu. Darom, hebra, darom. Aš su praskelta kakta. Na, aš gal iš galerijos kažką smagaus, žinai. Taip, su mergaitė. O, vat, pažiūrėjau, jeigu tu klube būtum, į tave, vat, kamera atsisuktų, fotoaparatas, aš- pozuotum Aš ir kokį... Jo. Likimą. Aš būčiau tokia. Jo. Galim padaryti dabar Minimu, kiekvienas į minimu. kamerą savo veidą. Ne, tokį atsiprašau, darytum. aš šitą atsiemu. Aš šitą mylą šitą panaudosiu. Ne, bet būčiau Per tikrai, vėlu. va, būčiau. Padaryk savo dėmę Gerai, kokį nors rimtą, žiaurų, tipo, kur jeigu vieną gyvenime progą turi. Ne, aš tai ant klyksmo, visiškai ant klyksmo. Okay. Tu nežinai, gal kaip nuotrauka veikia, Va. tipo. Gifais, bumerangą, tiesiog. Filmuoja Andriuk. Nu, tavo. Mano gal būtų koks nors, tipo. Ai, nu tai mes tam pačiam, jo. Jo, mes abu retardai. Klykia. Jo. Tokie, jo. Aš visą laiką, žinai, ką sakau Jo, aš savo tai galvoj. nesislėpčiau tipo. nuo kameros tikrai. O ką tu sakai savo galvoj, jeigu reiktų išrinkti vieną žodį, kai tave fotkina? Nu, jo. Aš tai sakau, va čia tai crazy. Okay. Jo. Irgi. Gerai, tai aš šitoks šitam duodu mažą, nes man tiek kročia tos kaukės kostiumai. Aš nesu žavėta. Tai Manęs nenustebino. Šiaip aš apie pozavimą visada buvau, aš pasivėjau tiek, kai su žmonės parengia, tai nuo fotkinas, nedai pasivyka, mes ir žmonės patagina Instagram'e, mes visada tą patį. Nes vyrai taip yra užauginti, Lietuvoje vyrai fotkinasi. Futbolo čia nėra. Ir jeigu, nežinau, ir jeigu savo crazy, nu, mano tai biški iškeliu koją ir Jo, mano crazy irgi būna tokie, tipo. čia mes pasileidžiam plaukus su šituo. Nes mes kažkaip... Ar mes pasileidžiam? O, Atsiprašau! šaudam į gulinčius, ar ne? Tai mes duodam nedaug, aš duodu 4. Jo, aš irgi nesužavėta. Ir čia dar tingesnis negu... Jo, kunigo. tie tai bent jau... Mes ten gučiai bent jau full, žinai. Kunigas bent su berniuku atėjo. Jo. Gerai, kitą nuotrauką. Salento, New Salento. Kas čia, žinok, pakankamai Ai, biški teta parūkius atrodo. Oho. Žinau, va čia tai... Mes kai važiuodavom su Turu Deivis, taip atsikėlęs atrodo. Jo, aš turiu tokios neblaivos lesbietės vaibo. Tu taip, tai nesakyk kaip apie moterį. Nors ne, žinai ką, Ir sakyk. man atrodo... Žiūrėk, kažkas valgyt mūsų užsisakęs. Bli. Nieko nenoriu sakyti, bet man atrodo, Džemalas iš šito čivako alų voks. Žiūrėk, net ne jį fotkina, bet jam smagiau yra. Šiaip jis labai apsidžiaugia. Jo. Nežinau, man tai špunkos antradienis čia. Čia yra, žiūrėk. Nieko keisto nematau. Labai gerai. Aš, žinok, vertinu labai pozityviai koks 9. Nes čia viskas yra gerai su šitą fotkę. Čia 8. Nekyla jokių. Jo. Ne, 7, bendriau. Tas buvo labiau man aukščiau, tas blizgutis. Pirmutinis tas. Jo. Ja, šiaip jo, lyginant su blizgučiu, tai čia nėra žiaurus Tai čia vaibas. 7. Aš tada irgi duodu mažiau. Aš vien tik dėl Džemalo, kad jis toks laimingas duoda 8. Jis labai laimingas. 7 Džemalas vertas 8, ačiū labai. Džemalą, jeigu žiūri, nieko už tai negausi. Ačiū labai ir einam į kitą nuotrauką. Wow, šiaip čia neredaguota nuotrauka? Ne. Okei. Čia gal vienas iš rekordinių kažkokių. Toks labai dar. Nu ir seniai, bičas sakė, jo buvusi gyvatė, nu tai ką tu? Bet neperskeltas. Nu, smagiai, jo. Blemai, aš žiūriu šitą nuotrauką, aš galvoju, kad aš girtas. Čia Kažkaip... kaip ta... Labai padeda įsijausti, ne? Atrodo, kad tu esi tenais. kur Jo, tu jo, girdi jo. tą, aha. Jo. Čia kaip tos optinės iliuzijos ir ilsuose, kur žiūri į tašką ir aplinkui viskas raibuliuoja ir ta paskui galva ir... Jo, man, aš čia toksai Erasmuso visas, aš Erasmuse kelis kartus buvus, tai čia man flashbackas visiškai. Jo. Šiaip aš pagalvoju dabar, esate turėję deitinę ar šiaip pažinoję bičių, panų, ar nebūtinai deitinę bendravę su žmonėm, kurie kažkokiu Liežuvį labai ilgai nebūtinai kažkokiu keistumu turi. Keistinių, kur ten karpų per daug, blėt, nežinau, dar kažko. Tiesiog nori, kad pakištumėm dabar savo buvusius. Nebuvusius. Žiauriai būtų. Ne, jo. nebūtinai apie Safą, čia kažką blogo dabar. Jo.
Tiesiog tokį Ne, užmetinį. šiaip žmonės, tai aš dėl to ir pasitaisiau, Ne, nes ne. pagalvoju apie bus nesąmonę. Bet tu kokio tu atsakymo tikėsi? Jo, mano mergina turėjo bybį, tai ne. Ne, šiaip, tai tu Tai turi tai buvo karpuotą. vaikinas, žinai, būtų. šiaip apie žmonės kalbu. Ne, Aš nu, vieną tai klasioką seka, turėjau, logiška, kur nesąmonė. sveikinė su juo, atrodo, su žvyruotom rankom pastovai, blėt, ir... Nu čia gal sirgo kažkuo jisai. Karpalygė. Aš turiu 3 dantis, čia pačioj vidurinis yra vienas, tokia anomalija. Kokia tu Čia nereikėjo savo sakyt? Kokios tu veislės žuvis? Ką? 3 dantis apačioje turi tik tai? Jo, čia vidurinis yra, žinai, tas. Nu, tipo. Ne. Man labai sunku būna, kai greitai bando paaiškinti keistą dalyką. Žinai, kai būna, kai būna, pradedi, tipo, eini pasisioti ir pradedi kraujuoti iš akies. Aš, žinai, dabar ant panikos pradėjau savo. Ką čia reikia? Nesugalvau kitų karpų, aš tiesiog savo pradėjau mėtyti. Jo, tai aš dar... Aš turėjau vieną draugą, kuris tipo, turėjo žiauriai didelį didžiulį apgamą, turėjo čia ir visiems pasakodavau, kad ten išauks varpą dar vieną jam. Ir mes buvom vaikai, tai daug žmonių tikėjo. Realiai, tipo, ateidavo visas namukas stovyklai, niujasi, bet pažiūrėk. Tai mes jį gerbėm labai dėl to, kad jis buvo dvigubai labiau vyras nei mes. O tai jūs turite anomalijų? Jo, Mažiau iš pirštų? iš penelių kraujuoja. Ir vieną kartą pieniukas yra bėgęs. Plaka? Ką, aš šitą garsiai pasakau dabar? Jo, vieną kartą Vokietijoje dirbau mėsų fabrike ir ten šalta labai, žinai, ir tu ten užsidedi viską, specovkai ten taip toliau, karočią, ir maikais neusidėjau ir man kažkaip... Nu, per šaltą buvo ir pradėjau labai dreksti spenelį ir aš, karočią, grįžtu, galvoju, kodėl, ir biški kraujo, ir biški nupienuko išbėgo. Nežinau, kaip, kada, nemeluoju. Tai tau nuo tikrai. svetimos mėsos laktuoti pradeda. Nežinau. Ar buvo aplankytas ponas gydytojas? Ne, buvo Ne? savaitgalį ponia bonka padaryta. Tu matai, va, turbūt šito tu gal nežinai, bet vyrai neinam pas gydytoją mes. Ai, nu. Nes neinam, nes jeigu sužinosiu kažką blogai bus, jeigu nesužinosiu irgi blogai, tai ką man tenai? Mūsų vienintelė lyga yra, kai tram 7 ir 3 turim, tada pizda. Bet šiaip Ai, iki nu, tol. teisingai. Jo, Bet iki toliai, tai poch. Tai va, tai čia mano O tai tu įsitikinimas. neturi anomalijos? Ne, matai, ledovas taip, pizda jau nu, to nelaktuoja. ponas- nieko. Man tipo yra, mano kartais daro taip vakis va. Aš būna kartais pradedu žvairuoti, aš manau, kad aš žvairas esu. Tipo. Jeigu žiūri tiesiai į žmogų, atrodo, kad žvairas esu. Ir jis vasarą... Čiut viena labiau, žinai, platesnį kampą, Ir sakykime. jis vasarą ryžiškėja. Ryžiškėja. Ryžėja? Šiaip visi ryžiškėja, man atrodo, vasarą, ne? Turi išiškiai, Nu, pas tu tave nežinotum, bet- kaip naktis juodi plaukai. Dar vieną šūvį. Nieko, viskas gerai. Baigtų. Viską aš jau girdėjau. Viskas gerai. Jo. Nebeižeisiu daugiau gerai. O tavo plaukai tokie juodi, visą laiką tu juos dažai. Ne, aš šiaip dažau, bet aš dažau tą pačią spalvą, kaip yra. Bet yra biškai. Tai skamba kaip pinigų švaistimas. Jo. Pats dažymas patinka tau, ne? Ne, man nepatinka pilki būna, pilki tokie, pilkas toks atspalvis. Toks, tas lietuviškas, žinot? Sensti biški. Ne, ir tas irgi. Jo. Cepelininiai plaukai tokie būna pilkas. Ne, toksai prieš šviesą, tai biški pilki, nu tas lietuviškas. Nu, netokie juodi, Jo, tipo, šiaip jo. tokių juodų nėra natūralios tokios spalvos. Ne, man bet atrodo, tokia plaukų. pati. Mano senelis tą sakė. Ir jis sakė, šiaip tokių juodų negali būti. Kaip žalgerį jūgių, taip jisai baubė, blė. Ne, jeigu žalgirį, tai zaibys. Jeigu aukštai šoka trajeką įmeta, tada... Taip. Man biški friki, tai aš duodu kokį 6. Aš tam duodu 10, pilnai suprantu. Rimtai? Pilnai mano tema čia. Man tai Aš už vakar, realiai. Tegul pakaso tą gomuriną. Tegul ateina ir pakaso. Man visai nieko, Aš 9. 10. Deivis, aš noriu jo žiauri. 2. Ai, bet palaukit, čia net tu ieškojai embarrassing nightclub photos.com. Tu tokiam puslapį ieškoji? Radai. Čia Tu rimtai, radai Deivi? šaltinį. Ne, čia buvo čia, bet gali būti, kad prisidėjo. Bet gali būti, kad ten, kur .com yra nuoroda, ne? Supratau, gerai, tai ačiū labai embarrassingclubphotos.com. Nu, ir radau fotkę mergas, blėt, belė kokio liežuvį ir ką jūs man. Žiauriai, jeigu Ne, net gerai, neieškoji man iš patiko, galerijos man savo. Gerai, einam į kitą. Oi, ne. Ne, Seni, fui. taip. Ne, minus, Aš uždėdama. minus. Šitos Visa- fotkės pavadinimas Huisas įmės judėsina. Ir sakykit jūs man, ką norite. Nepalaikau, Seni. nepalaikau. Taip, va, dukrytės 100-dienis. Kaip žiauru, seni. O girdėjau, o jums pavyzdžiui nebūna, aš Sonukė barmitsvoj. nenoriu nuskambėti ageist, žinai, tipo, bet jums nebūna kartais keista, jeigu jau,
Nu, pavyzdžiui, aš atsimenu, mes sėdėjom kažką klube gėrėm, tipo, ir su mumis gėrė 70 metų vyras. Aš tai palaikau. Man patinka, tipo, kai būna vyresni žmonės klubuose, žiauriai faina, tipo, bet jeigu tu su mumis eini. Ne, man žiūrint, ar tokia situacija atsitinka. Nu, prie mano draugių, atsitinka, čia aš palaikau. nuėjau. Jeigu artėjom link šito, tada ne. Ei, bet Eik namo. she's having fun. Gerai, jeigu šita panelė pati priejo prie šito senelio. Nepalaikau. O gerai, pamatytum taip klube, ką tu sakytum, panelė ir senelį. Sakyčiau senelį, sakyčiau, jums reikia į lovą, žinok, Jo. jau viskas. Jau. Rytojam Į buvo. tavo lovą gal. Ne, žiauriai krypį turėtų būti, ne? Nu? Įsivaizduok, tu senis stovi, tarkim, kurilko, arba prie baro stovi, ne, laukia kokteilio ir prieina senas vyras prie tavęs, taip iš nugaros. Tu taip pasakoji, lyg nėra buvę. Lyg man įsivaizduoti. O ką jie sako? Ačiū Dievui, skaitimo akinius pasiėmiau. Turiu dukrą panašaus amžiaus, panašiai tave, Rimtai? studijuoja ESM. Jo, ta prasme, jo. Ir jūs taip čiešinate po tave, kad Jo, turiu dukrą panašiai. į tave. Fotkas pradeda rodyti, nu. Wow. Nu, kur visai kaip tu ir lūpas apsilaižotas. Nu, iš mandagumo žiūriu fotkas, aš nenoriu. Man tai smagu būna, kai tiesiog būna susitinki vyresnių žmonių, kai bariukė pabazarinti, po žiauriai faina, nes šiaip tu negauni. Mūsų visų draugai yra panašaus amžiaus dažniausiai, žinai, nu, ta prasme, aš pavyzdžiui, neturiu draugelio, pavyzdžiui, Kem 5. Nu, Kristoforas senas. Tu seniausias mano draugas. Nu, tai susimastyk. Nu, seniausiai atrodantis, juokauju. Bet dabar seniai po štaus karų tipo Visiškai slėgiai. atjaunėjai. Ne, aš manau, Atjaunėjai. yra 30-mečių vyrų, kurie mieliau su manim negu su ta mylėtus. Tai... Nu, tie, kurie stipriai serga. Aš manau, kad šitam seniui duodu 8. Aš duodu -10. Man žinai, kas yra keista, Nepatiko. kad, ble, va taip apsirengęs. Ir šiaip nepagarbu, pažiūrėk, kaip apsirengęs į klubą. atėjo, Manęs nu. į labirą ne visą tai leidžia, kurva, o čia... Su apyrankė viską, nu. Nu, Tai gal Ne. apyrankė klube uždėjo? Ką? Nu tai taip, kodėl jį leido ten? Alio, Gal čia savininkas? nėra šansų. all jokes aside, jo, kitoks didelis amžiaus skirtumas, tai Ne, aš nepainioju. biški šlykštų. Tai... Aš tai palaikau abu, jeigu jie abu laimingi tipo ir abu yra suaugę žmonės, tai gal daro, ką jie nori. Nu, tarkim. 4. 2. 4. Minus. Kita. Ui. Čia ta panasų liežuvį jaučiu, seniau tiesiog dabar grįžo. Esu panašiai matęs nuotrauką, kaip... Tu sakei, kad tu atranką darai iš tų nuotraukų. Kad kažko nepraleidži. Čia ketvirtfinalio čempionas. Man patinka, kad antram fone pana taip daro. Da. Žinai, kad sena nuotrauka, nes 2014 tai buvo crazy. Nėra? Ai, na gerai. Mano senelis rodė panašią nuotrauką, kaip lašiša karpį prarijo, tipo. Ir taip, tipo, lašiša pusė galvos apėdus yra. Tai va panašiai atrodė. Bet tas... O ką jūs manote apie viešą laižymąsi klubuose? Ok. Grinai klubuose, man tai atrodo pokai, nu ta prasme, tu pažiūrėk, kokios nuotraukos čia eina, visi išprotėję, visi žiūri savęs, visi... Šiaip jo, having tam fun, soti tipo. ten, Tai tu laižykis. tegul laižykis. Man keiščiau, jeigu Vilniaus gatvė vidury dienos kažkas laižos ant suoliuko. Va čia keista, nu blei, tipo, palaukit vakaro bent jau, kol tamsu bus. Bet čia su tokia, įsivaizduot, kokia blikstė čia šovė jam į veidus. Šitas bičiukas, apšė, jis suprakaitavęs, jis atrodo skvošo turnyrę Šiaip dalyvavo. jisai net klube ką tik buvo. pavaržybo, visiškai. Jis atbėgo į čia nais. Bet jam netrodo, jam gerai yra. Jinai žiūri jį, o jis į grindis. Nu, aš nežinau, ar jinai jį žiūri. A, irgi ne jį, viens jis. Lubų plėtelės. Likimo nelaimė lygiai. Jo, nu. Bet aš vaibuką užskaitau, žinok, žmonės už jų, juos daryti nesąmonės, prigėrus. Pusę, karočią, galvos Henriko daktaro yra šonė, žiūrėkit. Tai aš palaikau Ne, nu, pilnai. čia tipo. jau reiktų eiti namo. Jau, kai... Čia netrodo dar Bet biškį, also, žinai, a story to tell. kad pusbroliai netyčia susitiko. Šokį, užsižiebė tą atsimerkia, blykstę. atsimerkia, o, blėt. Jo, čia kaip blikstė ta šovė, tada Jo. jis buvo. Nu, nežinau, toks įdomesnis. Užduos kokį 7. 5 out of 10. Na, šešetą. Sustrigai ties anglų kalba. Akivaizdžiai. Šešetą aš duodu. 6, ne? Jo. Norėdam toliau, dar kažką. Oi. O. Va, ne, aš tokį palaikau. Va, šitą palaikau. Jo, gerai. Sen. 10. Simonas Žurauskas. Vien panas aplink. Šiaip vien panas. Vien panas. Ir gerai atrodo. Bet čia panas. grinai, čia Jo, senelis. jaunas, senelis. gražias. Nu. Čia, man atrodo, užsienio nuotrauka, bet čia grinai, ta prasme, Vidas iš Liepalotų, aš pažįstu kaimynas, Šiaip mano, ta labai prasme, taip pat soda, atrodo. pas jį soda fitas pilnai. Jo, jo. Maikė kažkur rasta,
Kepuriukas. Ką tik nuravėjau lysvę savo davai. Absoliučiai. Atrodo, kad eina mašiną pervaryti. Atraukt nuo įvažiavimo. Yra visą laiką tas vienas vyras, kuris bet kokiam išgerime. Jis ant tiek garantuotai sutapkė myrą. 100%. Esat matę, kaip kas nors vairuoja basas, man žiauriai buvo šlikštu. O, jo, su pirštu, su nykščiu spaudžia. Tikrai labai nedovanotina, prašau, ne prie žmonių. Taip, ne. užkaitęs tas mala tokia, užkaitus ta guma, tipo, taip sanka baimynės su tuo kauliuku, tipo. Ne, Jo, šiaip užsidėk, labai bet ne. kroksa. Bet šiaip diedo vaibas tai geras. Geras. Atrodo, kai jis pripis ir eis didžiausias klausia, kai jis gali paleisti pražydų sodai. Jo. Juodo orchidėją prašyčiau. Labai šitą 10 iš 10. palaikau. Geras, aš irgi 10 iš 10 duodu. Galima kitą. Turim dar kažką? Okay. Čia tiesiog... Ai, aliuko, nemačiau Dabar galvoju, dėl ko aš Redui siunčiau šitą nuotrauką. Kuris iš dviejų, ar dėl alaus, ar dėl... Aš tai žinau. Puikiai. Ai, va dėl ko, tos panos nosis ilgagi. Grinai dėl to. Nu, Iš pradžių Deivis buvo apkarpę šitą nuotrauką, kur nei vienos moters nesimatė. Spręskit patys kaip... Šiaip smagiai. Ai, prikolas, atrodo, kad žiauriai smagu. Jo. Ir atrodo, kad po šito jie labai juokėsi. Jisai labai komitino nuotraukai, tarsi jam nerūpėjo tie... Man atrodo, 8 eurų. jeigu būtų ryškesnė blikstė, tai ir jo draugą pamatytumėm. Šiaip jo. Labai pasislė. Kepuriukas kažkieno dar. Smagiai. Sorry, už šiandien toks rasistiškas vaibas, labai reikia biški nusižemint gal. Man tai žiauriausia, kad tu jau šitus matei. Aha, bet labiausiai Jis apsimeta lyg, džiaugiasi. tipo, lyg aš čia ką tik sugalvojau, tipo, sorry, kad tokį pasakiau. Ne, aš galvoju, tai ant vietos ką sakyt, bet... Aš 8 duodu. Geras vaikas. Smagiai. Aš irgi duosiu 7. Nu, kad, blem, po to ir limpa tos grindys, blėt, visokiose klubuose, o kaip papilinėjo tau. Jo. Tai aš 7, ne dėl to, kad... Jo, įdomu būtų atplauti, manoma, labiros grindis. Be šansų. Nes ten tiesiog kaip industrinių klijų, kokių pripiltų. Jo, nu ten, ta prasme, su kaip žemė nusėja tiesiog. Jo, jo, kaip istoriniai dirvožemiai sluoksniai daros, taip. Atrodo, Realiai, jeigu nuplausi kokius 3 cm, pamatysi, kaip tūsindavo 2009. Žinai? Tai po ten susikloja. Prie baro jau aukštokai kažkaip. Šiaip čia geras, tos labai bitas. grindys vadinas kaip iš lipniai banditai, blėt, kaip iš vienos namuose tiesiog. Bet man visą laiką patinka, kad su visais žmonėm, kai ateini, tipo, kodėl čia grindys limpa, kur visi 100 kartų jau yra buvę ir nustemba dar, žinai. Ir vis tiek, tipo... Jo. Kaunas identiška vieta Džampabas yra. Irgi limpa labai. A, ne, labai. Bet Geriausia faina ten. Smagu. Eikit Kaune jau per Šiaip jo, ir vaibas labai panašus. Jo. Karaoke. Karaoke Jo. turi. Oi, visada su džemaliais daug esu dainavęs visokių dainų. Tai va, einam, gal dar kažką turim. Oi! Okay. Vėlgi daug visko vyksta. Kokia bitska. Daug visko vyksta. Iš kur ta koja atsiradus yra per Šokiai vidurį? pogiai ten fone. Taip. Sveikinyti, o kitam tusiai įsimetis. Sen, šitas bičas atrodo, kai įima interviu kalėjime iš tų bičių, kur taip apsirengia. Nu tai ką, sėdžiu 12 metų, iš tikrųjų, pareigūnus gerbiu. Po to čia čiuvas iš ateities, man atrodo, kur, žinai, būna visat fotkis 50-aisiais per daug madingas bičas. Čia yra jau bahuriškiausias dalykas, yra, kai pradeda fotkinti, rodyti bitskę pripisusiam. Šiaip smagiai, man tai atrodo smagiai, nežinau. Aš irgi, žinok, daug visko vyksta, atrodo visi, žinai ką? Momente. Momente. Nulis telefonų. Ta pat norėjau sakyti. Va, prašau. Man čia iš tos panelės atrodo, kad jie ką tik išgėrė ir iš tos konsistencijos. Atrodo, kad jie ką tik išgėrė jėgerį, nu ir biški, nu ne į tą skranduką. Jo, toks išviečęs, net be morkyčių, žinai. Ji nėra, kad pripisus tiesiog, nu ne ten nuėjo, žinai. Kaip tu sakai? Nu būna visi vėmalai su morkytėm, bet šitas, net jeigu nevalgiai morkyčių. Skystas, sėdi be gabaliukų. Nu, čia toksai išviečęs. Su morkytėm? Nebūna visi vėmalai su morkytėm. Nu kažkas Su panašaus į tokį. Visada. Jo. Esi vėmęs be morkyčių? Ne, iš tikrųjų vėmiu. Ką? Ką? Juodai ar rudai, sakai? O kaip tu be morkyčių vėmi, zuiki mano? Yra gėjiška, aš be auskarų, bet man prastai sekasi. Nu, Man tai, žinok, žiauri, man čia turbūt geriausia nuotrauka iš visų. 10, nes tiesiog žiauri geras vaibas, žinai, visi savo kvestuose. Labai geras vaibas. Aš žinai, vienetas yra tik tam žmogui, kuris ir, ble, tikrai pana fotkinu čia. Sakai? Nu, man atrodo. Nes visus panų galvo,
vat, tapizda Liza, kokią Liza, jeigu kažką padarys, aš turėsiu kompromatų ir įpisu, ble. Sakai, aš tai manau, jinai nuvėmė ir tęsė sakinį. Jinai net nebuvo sustojusi sekundę. Ai, čia šliauka, seni. Aš galvojau, čia plaukai. Tai kur tu buvai? Iš markyčių kvatoja jis. Aš nuoširdžiai galvojau, kad aš iš Bicko žvengiau tiek laiko. Galvojau, kaip faina, hebra čia. O čia jinai tokia šovų šliauka. Bet labai ramu. Atrodo labai kaip per tvarkinga. Harry Potterį, kur paskutinį sceną jie šaudosi, žinai. Kur tokiu vandeniu purškia viens į kitą tipo. Šiaip Rūta labai gerai pasakė, kad jo nuvėmė ir jo, sakau, investuokite į bitkoiną, tikrai padėjai, žinokit. Bet čia šiaip, pavyzdžiui, yra toks merginų bruožas, kad tu pavėmi ir varai toliau tūsinti, tipo. Šiaip aš tai šito neturiu, bet esu girdėjus. Nes, pavyzdžiui, aš tipo apsivėmiu, man viskas kelionė namo, man baigėsi. viskas baigta. O aš esu matęs, kur atvaro merga tokia, karoči. Okay. Kaip atrodo normaliai? Okay. Man tai kaip tik, tu įsivėmė, tai čia kaip Ne, tik, seni, tu pizda. atlaisvinai vietos savį, toliau pis gerą, ta prasme, tu prasičiūkinai biškai. Bet Deivis yra apsišykęs ir tūsinės toliau, tipo, žinai, tai Ai, mes standartai kiti, ne? jisai Gerai. kitom taisyklėm Visų žaidžia. pirma, neapsišykęs, o įtepęs, čia irgi skiriasi, biškai. Paplokit, kas pavėmė eina toliau gert. Okay, Nu, bet mažuma mažiau ir jie negu visi pusė. gale kažkur sėdi. Gerbiu, jeigu babkių turėčiau, visiems statyčiau. Gerai, Ne, ne. aфиgeną fotkė, iš tikrųjų, labai labai gera nuotrauka. Labai smagi. Gerai, galima dar tu... O, Ui. ai, čia Lietuvoj? Bet čia ta pati pana, man atrodo, iš Wow, jin veikia dalykus. Bet čiuvakas jau kitas. Čiuvakas jau... Programą turi, ta prasme, 10 val. Mes pilam, 11 val. Gulim ant stalo. Jin turi viską, tipo. 12 į mane pila. 12 val. Jo ping-pong show, man Čia atrodo. vyksta darbas. Ok, wow. Blema, bet ką jūs manote apie body shotus? Man... Tau tema, tipo? Aš nežinau. Iš draugės bambos atsigert biški. Nu, neteko, žinok. Bamba kaip sako, ta- kad purvina vietą. Nu, ko tu klausi? Kaip tau už draugo bambos atsigert? Labai pas Deivį gili bamba, aš O išgeriu ir gertų mes pripisu. iš tiesiai iš bamba. Pas mane... Jo, Deivis prisipila į bambą, aš įsigiliu šiaudelį, tipo, ir siurbiu. Pas mane į bambą 20 minučių. 033 telpa. Pas tave ta kaip balionas, ane? Kaip pedaliuką gali įsidėti, tą mažą tokį, žinai, fleškutę. Ta prasme, kaip tos panos liežuvis. Tokia pat gili kaip O mano tu bamba. patikrintum, ar išvalyta jo bamba prieš geriant. Galim dabar Deivį pažiūrėti tavo bambą ir jeigu rasiu pūką karočią, aš pasakysiu žmonėm. Nėra. Nematau dugno. Seni, esat kada nors į ką tik... Bet nėra pūko. Seni, esat su čekiu išplovę kelnes ir tada įkišė ir pamatė, kai lieka tokie gumuliukai. Ne, nei vieno pūko nebuvo. Seni, žiūrėk, juodi bibiai, karočią kažkokie. Duok, aš iškarpštysiu. Pažiūrėk, seni. Nematau nieko. Nu Ai, kas? čia kaip- Juoda, Aš seni. negaliu Pažiūrėk, grūta. papasakoti, nes nematau. Pažiūrėk, Tai nuo matai, Mai- juoda, Tai karočią. ble, tai nuo Maikis. Nu tai pukai. Nu, tai taip. Gal žinokit, ir nereikėjo žiūrėti. Tai nemačiau, prieš tai ten, ble, labai. O tai Ge- čia aš dabar iš blogas žmogus, kad pas mane pukų yra. Ne, blogas, tiesiog savotiškas. Tai ar gersi tą šotą? Nes šiandien gerai. Iš bambos? Iš draugės ar šito? Dabar jūs. Iš jo bambos? Gertum. Gerčiau turbūt, jo. Bet čia iš solidarumo, žinai. Ne, čia... Aš esu Bavario labai pažvengti. body positive, tipo. Deivis sako, kaip Jis jau atrodo. sunerimęs. Tu sunerimęs? Ne, man pukų. Ne, viskas gerai. O tu nori, kad mes jį paguldytume ant stalo ir aš iš jo bambo šoto taip pasimčiau? Nu, aš galvoju, jūs labai... Jūs išnekėjot gal? Jo, bet... Galima mum vieną šotą greitai. Prašau. Bet aš tai negersiu, aš iškart paskui. Gerai, čia buvo mūsų. Pa, tai koks Tai gal man planas kokį... Degtinės kokį pusę. Gerai, karočią, pasidarom šitą nesąmonę paskutinę, šitą tikrai kirpsim iš laidos ir eisim į pertrauką. Palauk, tai tiesiai iš bambos ar iš šoto? Ne, iš šoto į bambą ir tada... A. Ne, dar. Maukis kelnes tik tai. Ne, jėgau, įdėsim į internetą, gerai, gulkis. O tu žiūrėk visą laiką į Rūtą, va taip. Na. Bet aš nesu be rankų gerai šotas šiaip iš tikrųjų. Ui. O dieve, nu
Nu, duokit Diena pasipraktikuoti. prasideda. Atsiprašau, nemačiau. Kiek tu čia mani pyliai? Kuris mane iš bambos gers. Tai aš jau turėsiu išsirp šitą. Gerai, karočią, pasiruošk. Šiaip, galiu pasakyti tik tiek, buvo labai gera pirma dalis. Turėsim neužilgo pertraukėlę, tai dabar padarom šitą nesąmonę ir atsisveikinsim ir eisim pertrauką. Gali būti, kad aš po šito negalėsiu kalbėti kelias minutės. Aš tau... Aš Tai tau... tu dabar nekvepuok kažkaip... Davai. Aš tau... Ai, nu tai kas šiandien? Kutenu. Nu ne krizan. Pripyliau degtinės į bambą. Jaučiu. You touch my trauą. Okay. Įsipainiau į savo vampyro kostiumą, sorry, užtrukau. Bet čia tokia jau rimta sukne pas tave. Kas čia per, kaip vadina šitas? Vėlgi mane susirado. Aš neprašiau, tiesiog atėjo pas mane. Pati parašė. Tiesiog, kai neužmatei tokį ir gerai. nusišoviai. Aš turiu ligotos mergaitės kostiumą, jau turėjau. Ir tada pamačiau šitą, kur panašu. Atsiprašau, koks yra ligotos mergaitės Na, kostiumas. šiaip norit pasmatot mano kostiumą? Tu mums turi rūbų? Taip. Tai žinoma, Davai. ar galime Ai. aplodismentais? Oho. Blogiau jau šiandien nebus. Jau mano bambai moralkis yra. Blemba, jo, jūs čia dabar apsilaistė, viskam, nu gerai, nesvarbu. Tai pradžiai... Ne jūs. Jis čia degtinė apsilaistė. Pradžiai užsidėkit šitus. Nu, kepurės spė, kuriam labiau reikia. Jo, Ai. pirmą užsidėkit. Važiuojam. Ir tada pasakysiu. Visad norėjau kilimo ant galvos. Taip, prašau užsidėti pirmiau. Jo, tai čia yra tualeto, kur dedas ant tualeto ir aš jas pirkau skudrinę ir neploviau. Tai, gerai. Čia šiaip yra... Mes dabar atrodom kaip tie ukrainiečiai, kurie Euroviziją laimėjo. Iš Dagestano rinktinė imtynių. Jo. Čia buvo idėja, kad kaip krapai, kaip šaltibarščių čia žodžiu. Mes atrodom kaip padėlė treneriai dabar. Jo, Kamoliukais persirengia. Tai kurią mamulę papist. gerai. Nu gerai, žiūrėk, aš manau, kad Tada- iš galvos apdarų čia turbūt vienas geresnių, ką esu Ir užsidėjęs. tada aš manau, kad tau labiau patiktų ligotos mergaitės. Man čia taip, jau mano, ne? tai būtų, palauk, toj dar papildysiu. Tuoj sekundėlę. Tu, Deivi, čia rengsis ar nueisi, tipo? Čia tau apsiaustėlis tiesiog, tau tiks, manau. O Dieve mano. Ir... Atrodo, kai eisim į ežerą ir krikštys. Taip, nu, taip. Seni, eik Imk. tu. Susiriška spinėlį ir imk šitą. Gerai. Ačiū. Jėzau, arčiau Nu, tavęs. tau yra minimum tuberkuliozė, žinai, dabar. Tokia tema. Seni, tau liko tiek, kiek šitai žvakiai. Kai įsideg žvakė, baigsis ir tavo gyvenimas. Pasitaisyk, kad būtų sioniukas tas gražiai. Ne, ant žvakės. Ai. Taip. Jo, nu tegul mato, žinai, nu. Ejau, pirkt specialiai. Nu, blėt, jeigu pamatytų mane gatvėje, nu, tikrai psichiatriniai skambintų, sakytų, pas jūs dingo pacientas, o jeigu nedingo, tai turim jums naują. Gerai, ir turiu, na, aš galvoju, kad gal tavo tiktų visai mano megztinis. Čia 11 megztinių viename. Pabandyk. Pasibandyk. Ten, jeigu biškis suplyš, nieko tokio, žinok, jis jau matė gyvenimą. Tai per apačią. Nusirenk. Na. Matęs turiu video. Aš manau, kad tau Dar gal taupau. tiks visai. Ne, Davai. aš filmavau, atsimeni. Deivis mane nufilmavo nuogą pirkį, sako, galiu internetą įkelti. Ne, seni, aš nenufilmavau tavęs. Aš filmavausi save ir tu su nuogu špinčpeliu įlindai. Skamba kaip close friends material. Jo, biški dar aukščiau, biški. Šiaip parašykit man žinutę Instagram'e, noriu atsiųsiu Nedo Pimpalą tą video. Nu, baig. Ačiū, nu. Kiek čia? Na, aš manau pavyks. Nu, dar sako, kad aš debilas, kur vavosi mėgstinis. O, puikiai! Nu, pažiūrėkit. Nuostabiai. Aš manau gerai. Fainiai.
Pastaisyk irgi, pastaisyk, kad... Nu kur va, lioliok, boliok, kitaip nepasakys. Nu, pažiūrėk, dabar mes va jau visi susiderinę. Aš tai manau, kad smagiai. Kepurė dar gražiai. Man tai žiauru, kad čia yra tiesiog tavo rūbai. Kepurė dar užsidėtas. Jo. O maža ką? Šitą tai aš panaudoju gan dažnai. Aš kaip pirkau, sakė, neatsipirks, aš atsipirks. Aš atrodau dabar, žinai, kaip kas, kaip kakė makė pensijoje. Aš rytoj pusmaratonį bėgsiu, čia mano olimpinė liepsna bus. Su šitu. Aš rytoj bėgsiu irgi, bet mažiau, 2 ženkliai bėgsiu 4 kilus, bet bėgsiu taip. Nu va. Taigi, va, Ačiū tau labai, čia... Ačiū, paplojam. Ne, bet aš jums nedovanoju. Galim. Jums duodu pasimatuoti. Ne, Rutelė, viskas. Aš panaudosiu dar. Čia 5 Čia video mum dar reikės. ne su visam. Aš apsisiojau, aš pasilieku. Aš turiu skalbimo mašiną, viskas gerai. Nepadės skalbimo mašiną, pas mane toks labai acetoninius. Karočią. Na. Nu dėkui tau, ačiū labai. Dar kartelį, plojam Rūtai, jinai šaunuolė. Aš manau, mums smagiau. Padaryčiau ir visiems. Deivis visą laiką laiko. Blemba, Davai aš- laikyk aš- visą antrą Čia dalį. labai susikaupęs. Jo, ir aš dabar, aš kaip Zasimauskaitė jaučiuosi, ta prasme, kad aš siektoj būsiu, kad jūs rytoj mane be batų pamatysit, prašau, Hari Krišną sakant. Čia dėl to, Tai kad tikrai. sudegs karjerą, to dėl ko čia. Saugok antakius. Ai, pohai tie antakai, žiūrėk, krūta, gerai. Gerai. Blet. Deivis antakius prieš šukuose skaičiuoja. Aš dabar net nežinau, kaip ką klaust. Blet, aš sėdžiu su žvake. Deivis, matai, jis turi tokį biškį autizmą, jisai jeigu laiko ranką, laiko žvakis nebegali šnekėti. Šiaip išmušė. Na, aš dabar negaliu normalių klausimų klausti. Bet tai mes girdim. Aš apie to Mes laisvalaikį, savaime prikolinam tiesiog toliau. Apie rilsus noriu klausti, bet aš su žvake. Na, tai tu klaus. Negaliu. Ir dar šiknuoji žvakutę. Žiūrėk, aš paklausiu tada. Klausk. Tu, pavyzdžiui, būna, kad jeigu reikia gyvenime atsimazinti, tu, pavyzdžiui, dažniausiai sakai kaip yra tipo, ar tu sugalvoji kokį nors tipo. Aš, pavyzdžiui, manau, kad atmazas nėra melas, žinai? Melas yra neigiama konotacija Jo, turintis nes kartais žodis. blogiau tipo. bus, jeigu tiesą pasakysi. Jo, atmazas gal labiau, tipo, kodėl netvarėjai į mano, tipo, nežinau, kūdikio lyties atskleidimo vakarėlį. Nori nuo širdaus atsakymo, Jo, nes negali tu sakyt. daunėsi. Ne, su negali visa sakyt, pagarba. Kad nerūpi tau ar kad gaila pinigų. Jo. Pavyzdžiui, aš vakar... Jo, aš nepirksiu dovanos dėl lyties. Kažko, ką visi turi. Žinai? Arba pasikeis kažkada. Nu, tipo, ne, kad pasikeis gali, tai jo, šitą aš palaikau, bet aš, pavyzdžiui, palaikau, kad gali pasikeisti, aš nepalaikau, kad gali nebeturėti, na. Man, tipo, aš suprantu tą, kad buvo berniukas, dabar mergaitė. Suprantu, buvo mergaitė, dabar berniukas. Suprantu, Su palaikau. žalia Bet tiesiog buvo krapo, berniukas su ir tualeto dabar... kepurė aiškinais. Jo. Mes visi klausom čia dabar. Uje, jas. Sorry, man kažkaip rusų kalba įsijungia, kai aš tą kepurę užsidedu. Na. Gerai, karočią. Tai tu, pavyzdžiui, dažniausiai sakai tiesą? Aš šiaip su atmazais labai prastai. Aš visų pirma dieną praleidžiu taip, matydama tą žinutę, kurią reikia atrašyti. Na, jeigu kažkas kažkur Nerimaujat. įsiūlo, Su skausmu, nes žinau, kad teks kažką. Gerai, kadangi aš su žvake, aš vis tiek toks prie religijos dabar jaučiuosi. Galiu paklausti, kada paskutinį kartą melavai ir kam? Arba atmazinai? Atmazinu, Jo. manau, prieš pusvalandį. Tai mum? Jau mergi. Jo. O ką mum melavai? Ne. Kad nebuvai klube? A, jo, pamelavau, pasirodo, gavau velnių, kad buvau pabo latino. Ir čia klubas skaitosi, tai buvau jo. Seniai, o kas čia? Žiauriai Degalinė? smagu buvo. Kada buvai? Prie žiemą kažkada. Ir kaip... Žiauriai smagu buvo. Bet ten buvo vat iš tų, kur nuotraukas rodė, ten jo. Vyrai su treningai. Galimai 70 plus, sakykime. Tenais nebuvo, kad jie keistai atrodė, ten labiau mes keistai. Blet, jūs gal su šermenim sumaišėte, bet tai ne klubas buvo. Bet šiaip labai rekomenduoju. Groja Jessica Shai. Aš nežinau, ką su latino bendro turi, bet patiko. Jo. Woo! Aš galiu užgesinti. Jessica Shai? Rock and roll, baby. Su pirštu. Bijau. Pabandyk. Ne, nenoriu. Pabandyk. Čikš. Nu. Oi, tu. Kietuolis. O dabar cizai liežuvį nugesinklą. Sem, palauk. Žiūrėk, aš noriu tau papasakoti vieną dalyką. Aš pisau ant tos komedijos tipo ir aš noriu kurti naują verslą. Aš sugalvojau stalo žaidimą naują. Tipo. Ir aš sugalvojau žaidimą, kuris vadinasi Atmazų Uno. Tipo.
Ar jūs norėtumėt pabandyti pažaisti? Nu, pabandom. Jeigu pasakyčiau ne. Tai tada klausiu, ko norėjai būti, kai užauksi vaikystėje. Ne, aš turiu Tai jums reikės pasiruošti. išmetinėti, kuo daugiau atmazų, iki kol vienas liekam. Aš pats nežinau, jis čia grinai galvoja, Žiūrėkit, šitą aš žaidimą jis pats mane net aiškino. nežinau, na. Jūs gausit visi kortelių, karočią, imk tų kortelių, Čia kortelė, nes čia Jo. vokelis. imk tų kortelių. Čia tuščias vokelis, jeigu aš tiesiog... Žinai, kaip visi žinotų. talk shows, jisai, kad turi blue cards, tipo. Tai aš neturiu blue cards, mes vokelių pasiemam, tai ačiū Šarlotui, kad paėmėt 30 eurų už 8 vokelius, daras, tai na, gan Kodėl daug. tu lapelių tiesiog nepirkai? Man pirmą kartą aš čia DIY šiaip neužsiemu, tipo. Šitas, kol kas šitas stalo žaidimas veikia tik ant popieriaus. Koks geras bairis. Bet man taip karštai yra, jūs neįsivaizduojate. Mano nugara dabar varva, kur aš tiesiog žliaugia. Gerai, neapgalvojau. Jūs turite kelis pasirinkimus, galite pažiūrėti visus juos, tipo, galite rinktis. O kas rašė? Mūsų kūrybinė komanda. Toksai, a ne? Kristupai, čia tu rašė? Blet, rašyk spausdintiniam. kitą Lengvai kartą. ketvirtoko raštas. Toks. Jo, šiaip. Kaip gali būti spaudyti? O dieve mano. Kita kartą spaudžiu. Žodžiu, aš traukiu klausimo kortelę, tiksliau situacijos, tipo, jūsų kažko klausia. Gerai, gerai. Ir jūs turit pasirinkti iš savo atmazų Uno kaladės atmazą, kuris geriausiai atsakys į klausimą. Geriausiai atsakęs klausimas laimi tašką, žmonės ploja, kas geriausiai atsako ir kas geriausiai atsako laimi šitą žaidimą tik tai dėžėjai. Gali pakartoti, aš klausiau, aš... Gerai, aš tiesiog dedu. Tiesiog sorry. išsirinkti. Aš dedu klausimą ir Taip. tu iš savo visų kortelių turi išsirinkti geriausią atsakymą. Taip. Jokingiausią, kuris Taip, geriausiai taip, vyksta. Gerai. Kodėl? Aš galiu savo sugalvoti. Ne. Kodėl į gyvybės langelį dėjote savo 7 metų sūnų? Iš meilės tėviniai. Norėjau praturtėti. Geras. Aš dedu, čia net ne mano kraujas. O, labai tamo. Gerai. Aš manau, kad čia turim favoritą ryškų, ne? Tai kas už Deividą? Jo. Tai taškas tau. Ir aš gausiu šaibą už tašką. Nu, tu gausi šaibų, jeigu baigsit dirbti čia. Jop, tu matai, ką šitų jobanus. Šiaip aš sėdžiu į pisę šešotą ir dabar... Iš mano bambus geri, blet, aš girtuoklis pasirodo. Gerai, žiūrėkit, jeigu dabar kas nors žiūrit, kas sukūrėt Cards Against Humanity ir norit mane į teismą padot, pašau jūs nahu čia. Gerai, kitas. Kodėl iš Rimi pavogėte 6 kg lašišos ir butelį šampano? Neskanu gardu. Nes aš augantis organizmas. Augančiam organizmui reikia šampano. Dėl vaikystės traumų. Okay, visi apylygų, bet aš... Blema geri, bet aš manau, kad manau, jūs kad- yra geri, tai kas už Rūtą? Rūta gauna šitą tašką tau. Dėkui. Prašau. Ačiū. Mes nedalyvavom šitoje lygtyje, ne? Tipo. Kodėl turguje pardavinėjote vienintelę savo dukrą? Nes labai smirdėjo. Buvau prižadėjus, o pažadus tęsiu. Pagailo man tos kaliausės. Gerai, duodam metų. Bet tokie liūdnesni, čia aš galvojau, bus situacijos, gavai e-mailą su kvietimu į renginį. Jo, jūs čia visada... dukras atiduoda. Dukras parduotis, blet, nori, Šiaip čia langelius pakankamai žiauriai. Biškai traumuotas. Aš šitą parašiau pakankamai seniai ir dabar prisimenu. Kodėl į buvusio žmonos rankinę pridėjote šuns išmatų? Dėl jos žvairumo. Tam, kad jį išmoktų savarankiškumą. Blet, geresnį, geresnį. O kodėl mane apvogė Landsbergis? Čia dabar arba Rūta, arba Ziem pasiima. Kas už Rūtą? Kas už Nedą? Ačiū. Oi, dieve mano, blėt, juokinga. Dievulėlių. Gerai, kodėl išdavinėjote savo žmoną su buvusia savo gimnazijos auklėtoja? Tokia mano velykinė tradicija. Čia, aš šiaip normalus, bet per Velykas, ble. Wow. Deivis Krušavotojas. Oho. Galiu pasakyti.
Man? Na. Užpiso, kad nesąmonė šneka. Pavyzdžiui, pamiršau, koks buvo klausimas. Kodėl išdavinėjote savo žmoną su buvusia savo gimnazijos auklėtoja? Tai pas mane, nes buvo ledova boba. Tai parašyk. Čia arba man, arba tau eina. Gerai, kas už Deividą Vizgirdą? Tai bus ir te, kas už Rūtą? Bus Deivukas šitas. Tai palaukit, man atrodo, labai pilgiai. Kiek Aš jau praeitą pamečiau. 2. 2, 1. Gerai. Mūdu po 2. Davai, Liko 2 Šiaip vienas tai klausimai. labai atsakymas debiliškas. Gerai. Kodėl trenkėte savo stambiam kaimynui? Kad numestų svorį. Gerai, kadangi šitas akivaizdžiai laimės, aš įsimesiu Hujovą. Aš žiūriu į, žinai, Jo. čia maratonas, o ne sprintas. Dėl jos ilgų kojų. Ir čia nesamai va tokį, kur va išmetu. Gerai, aš dedu dėl negražintos skolos. Tai aš manau, kad aiškus favoritas šitam tikrai Rūta. Ačiū labai. Ir mes turim absoliučias Sudden death. lygiasias. Mes 3 turim po 2 korteles, tad paskutinis klausimas nuneša pergalę. Ir klausimo paskutinė kortelė yra, kodėl į dukrytės išleistuvės atėjote gatavas? Kodėl į dukrytės išleistuvės atėjote gatavas? Nes aš tik už tiesą. Hujovas. Niekada nežinai, ko iš manęs tikėtis. Švenčiau užgavėnės. Ačiū labai, sveikinam Rūtą Žinytę čempionę. Su 3 kortelėm. Ačiū labai, kad žaidėt mūsų Atmazų Uno. Ai, mes jau visose, baigėm ne, aš tiesiog noriu pasakyti, visose knygynuose nuo rugsėjo mėnesio po 25 eurus, aš iš šito tikrai pasidarysiu verslą, karočią. Ačiū jums labai. Šiaip neblogai, tikrai. Ja, paplan, ne, tai už gerą žaidimą. Fainai. Geras žaidimas. Na. Ir sutapo visai tie atsakymai. Jo, keli tik blemus su tom kojam, kur aš tas ilgas kojas padėsiu. Nu tai ten apie dukras buvo, žinai, kai Jo, langelis. bet blėt, aš norėjau ir progų. velykinės tradicijos aš norėjau, žinai. Tai. Oi, blem, aš žinokit, noriu dar kartą pabrėžti, kad belia kaip man baisiai karšta yra. Taip, bet aš komitinsiu šitai, taip aš esu profesionalas savo srities ir aš nenusimsiu iš tos kepurės, kol neišeis paskutinis žmogus iš čia. Bet žinok, neatrodai Aš stovėsiu, aš dar sušutęs. linksėsiu, kur aš sakysiu, ačiū visiems, aš Neatrodai. Ne, atrodo normaliai. Aš labiau sušutęs atrodo negu jūs. Aš nenorėjau sakyti, bet... Aš jau pamačiau iš tavo akių ir galvoju, aš dabar turiu pasakyti, nes Tu kitaip užbėg už akių. pasakysi Jo. tu. Jo. Tai biški. Aš dabar jaučiuosi lyg meluočiau, taip, žinai, kur man išmušo toks tipo, dėm. O tu, pavyzdžiui, Tai tu Tu daug tyloji parini. atsijungti tiesiog. jo, aš tiesiog sėdėsiu ir vidury klausimus, sakysiu, Rūta, sakyk, kad tu labai... Gerai. Sorry. Šiaip Rūta, tau sekmadienį ar šeštadienį teko garbė vesti naujus patinka apdovanojimus. Taip, didžiausi sveikinimai. Šaunuolė Rūta. Kaip tau sekėsi, jau čia viena iš tokių pirmų patirčių vesti gyvai Absoliučiai, renginį, ne? aš mokyklai nesu ir vedus karokės, ta prasme. Nieko panašaus. Ir kaip tau sekėsi, pirma, koks procesas ruoštis ir reikia, mačiau su Kavaliauskaitė, kuri labai tam patyrus, taip toliau. Nu Tai buvo, Jo, tai kaip jo. visas pasiruošimas. Šiaip tai buvo viena repeticija. Ane? Jo. Tai nežinau, kaip ten bus. O kokius gavai nautus, tipo, aukštas žemas toras ir turėjai, tipo, pagal tai? Ne. Vis tiek turiu pasakyti apie kažką kiekvieną, tipo. Ar jūs tiesiog Dabar aš jau skaitot? tikiu visų pirma, tam jau sunku susikaupti per tą grybką. Gerai, dabar pasakyk skaičių abecėlės ir pasakysiu kokią raidė. Staigiai, va taip man šaukiu aš. Gerai, sorry. Grįžtam. Buvo scenarius ir koregavau scenarijų, tiesiog bandžiau pagal save. Ai, pati. Nes buvo tokių žodžių, kur aš nesu vartojus tokio žodžio gyvenime. Pavyzdžiui, Dabar skr buvo ten apie OG labai daug bairių, kur išrašyta, kad man reikia sakyti skr ir kažką. aš galvoju, sakysi technologinių spiralių multiplikavimą, žinai. Buvo ir Kai šitą. tiesiog atleido iš darbo, tipo, pat šitą prezidentienę žmogų. Čia mačiau, Demiuko praeitą dieną įkėlė istoriją, kur parašė žodį piruetai. O, prašmatnų žodžių. Parašiau Demiuko, Prašmatnus. tu, blėt, per daug kilnoji tų štangų ir tokius jau dalykus rašyti. Man būna labai juokinga, jeigu turiu, aš daug turiu draugų, tipo Marozų, žinai, iš Iškinės, kur augau, ir jiem, jeigu pasakai sudėtingą žodį, jie labai įsižeidžia. Ir tipo pasakai piruetas, kaip tu mane pavadinai? Kur sau leidi, blėt? Sėdi su kepurė. Tai, žodžiu, ar kažkur buvo, kur suklydai, nesuklydai, kaip pati patenkinta savo renginio Nu, vedimu šiaip buvo buvai? geriau negu galvojau.
Nu, tipo, tikėjaus blogiausio. Tikėjaus... O kas yra blogiausias tau tokio situacijoje? Jo. Ką tu įsivaizduoji? Nu, kad visiškai pasimesiu, nes šiaip dreba ranko, žinai, tiesiog reikia taip Jo. tokį gripą jau. Taip. Na, tai bijojau, šiaip labai bijojau, nevalgiau, nemegojau, galimai į tualetą jau dažnokai, sakykime. Jaudinais labai, Jo, bet sugebėjai įveikti šiaip, ne taip. Ir kaip pati Ką vertinti reiškia renginį, patiko, smagu buvo? After parties labai smagu. Aš mačiau storius, kad tu buvai pripysus kaip aš dabar. Ne! Man žinai, kad aš žinau, kad tu jau pripysus esi, nes tu pradėjai save filmuoti iš aukštai, pysus ir taip. Į kamerą, o taip žiūri. Aš supratau, kad tu... Kaip žuvė atrodo filmuoja kamerą. Dar čia ne, žiūrėti. man net kažkas rašė iš žmonių įsižeidęs, nes aš kitą dieną įkėliau, kaip lovai guliu story ir parašė, tai make-upą nusivaliai, tai toks ir balius, apsimetelė. Ir šiaip jo, pritariu, teisingai. Man tik, aš supratau, kad tau tikrai pakmas, nes kitą, kelius storius, pizda, čia viskas jau išvill, ir kitą dieną prie jūros. Reikėjo. Nes pas mus, pavyzdžiui, kai būna tipo tūsas, aš matau, Deivis 4 dienas nieko negelia, tipo. Jisai, pavyzdžiui, 4 dienas skambinu, ką veiki dar ten pat. Ne, man Tai tu visada- ką, varai gal vaikščiai? Aš dar lovės. Aš jeigu 3 dienas nieko nekeliu, žinokit, man pakmas ir aš nenoriu nieko matyti. Jo, ne, aš toks žmogus, aš jeigu man pakmas, aš neatrašysiu, neatsiliepsiu, tipo, aš dabar savo momente, dabar man tik vienintelis žmogus, kurį matysiu, tai Džemalis man Voltą atveža, tipo, ir viskas jau. Ir tai Deivis yra tas žmogus, kur tipo jam beldžiu ir jisai... Palikit prie durų. Jo. Dabar reikia kodą įvesti, tai aš per duris. 5, 6, 7, 8. Ir palieka ir viskas. Tai va, gerai. Mes pagalvom, kad vedėjai patinka apdovanojimus. Galvom, kaip čia padaryti su tais patinka apdovanojimais. Padarysim nepatinka apdovanojimus. Mes kiekvienas esam pasirašę po 5 dalykus, kurie mums nepatinka. Ir čia nebūtinai apie žmonės būtų, nes nenorim deginti tiltų ir sakyti, kurie čia žmonės mums nepatinka. Tai tiesiog bus, jo, iš kiekvieno po 5 dalykus, kurie mums nepatinka, kuriais mes esame pasipiktinę galbūt. Ir paaiškinsime, kodėl, ir žiūrėsime, ar vieni su kitais galime sureleitinti. Gerai, šiaip man iš tikrųjų nėra gal labai įspūdinga, nežinau. Tai nieko. Gerai, tiesiog žaidžiam žaidimą, kas mums zaibal. Jūs pradėkit. Ne, tai pradėk. Galiu nusimti kepurę, man žiauriai yra. Blogai, gerai. Tai pirmas dalykas, mano širdžiai, tipo, aš turbūt labiausiai gyvenime, kada pasijaučiu nevyriškai, tai mes atsimenu, einam į mišką ir aš atsimenu, per gyvenimą esu gal 15 kartų praėjęs kiaurai voratinklį. Tipo. Oi, koks geras. Ir aš prakujarinu ir aš darau tą tokį, nu koks vyras taip daro. Labai geras, labai geras. Aš visų pirma, man ir aš lygštu, man aš pats vorų nebijau, tipo, aš jokių vabžių nebijau, tipo, bet aš nenoriu, kad jie mane užpultų. Tai ką... Tipo, man yra okei, aš matau, jeigu ateina lėtai arba koks draugas, tai turi kokį tai vorą, tipo, man prikolas, tipo. Tu ką tik apibūdinai baimę, Nedai. Jo. Ne, man, tipo, man prikolas yra, bet, tipo, man tiesiog... Man žinai kas, man net ne tai, kad, tipo, man net ne tai, kad voras nepatinka. Man net ne tai, kad voras nepatinka, man to voro hata šlikšti. Tipo, kai man Deivis zaibys, bet aš pas tavę hatui, tai nenoriu sėdėti. Ėjo Tai čia- kartą, ėjo voras. Žiūrėk, Petras buvo, bet kas story filmuojas? Rūtas storis ta. Ir iki... Šau savo ilgą kotą. kitą voro teritoriją. Man čia biški... Wow, seniai, galim paploti telebimbam, blėt, ačiū, kad buvo, ačiū, kad buvo, seniai. Bet man kažkaip atrodo, kad va, dėdis per balių taip daro, žinai. Ir įkišo savo ilgą Man tai kotą. šį šiauriau, nes taip pat turėtų dar prisikelt pirmą dėti. A, jo, nes gausimušė su fūra. Ne su fūrais dėl fotkės. Tai va, tai mano pirmas, nu man žiauriai, Taip labai geras, man nes- žiauriai nepatinka. Blogiausia, kai bandai nusikrapštyti ir ne toj vietoj, vis kažkur dar liko kitur. Jo. Siaubingas. Man čia yra tipo number one. Tikrai apdovanojimą. O mes Teigiam. vardinam tiesiog 5 ar čia tuo pačiu reitinguojam nuo blogiausio? Gal vardinam tiesiog. Tiesiog vardinam gal. Jo, Aš tipo vardinam, išsirinktų, o paskui tiesiog. išsirinksim savo gal Penkiolika blogiausią. turim, tai Po čia- vieną, jo. Jo, gerai. galima grįžti. Man nepatinka, kai Eugene nebekelia storių. Ne, jis kelia storių ir aš dabar įsijungiu storius ir kur va pietus nufotkinęs gražuolis. Nu tai mums reikia dramų. Tikrai, ne, na. Ir- Man irgi zaibal, man tokį davė delikatesą paragauti prieš tai pažiūrėti visas dramas, viską tipo ir dabar jisai Dantonijo valgo, blėt. Nu tai neįdomu. Jo. Man įdomu, aš noriu, kad jisai vardintų hitlistą savo, karočią, apie man pizdą, aš žiūriu, tipo taip.
Jo. Įsikėlęs jisai gražią fotkę, karočią, gražiai apsirengęs kelioniai, bet nedaryk taip, Stum, kelkit tokias pydarą internete. Ant to Lilo Vykčio, blėt, ir taip toliau, ir stum, mums reikia. Jo, pavyzdžiui, aš gal ir nesutinku bifė, tipo, aš gal renkuos kitą pusę, man gal kitas atlikėjas labiau patinka, bet man įdomus konfliktas, žinai? Aš, pavyzdžiui, kai matau muštynės ir aš nuo širdžiai abiem linkiu blogo. Bet man įdomu žiūrėti, kaip baigsis, tipo. Aš kažkuriam podcast'e kažkiek minimaliai sukritikavau OG poelgį. Kaip politikas šnekasi, bet dabar toks tai kurva, kelk. Jo, tai va, šitas geras. Šiaip labai užkėlė kartelę, dabar jau Jo, nebegalim bet sunku nusileist, gal nu. tiesiog negali visą laiką topinti, žinai, tipo, kas toliau, žinai. Nu, bet aš noriu. Okay, užskaitom. Aš noriu 2 iš karto pasakyti. Nes pirmas tai būtų mašinas, aš kaip idėjas nekenčiu mašiną. Tau nepatinka, kai reikia nusigauti žiauriai greitai iš taško A į tašką Aš B. noriu visur eiti pėsčiom, aš noriu, kad visur nueit, būtų Tu žinai, kad iki gražus mašinų- takelis, kad būtų gėlytės prie takelio, Ten. kad sustoti visas mašinas turi pastraukti. Aš eisiu skersai, aš nežiūriu. Tai tu turėjai viduramžiais gimt žodžių. Tai gal ant arklių tada. Tau patiktų būti nemačius daugiau 10 kilų nuo chato savo. Jo. Tokiam vat spinduly gyventi, Taip. karočią aplinkoje, ne? Aš noriu visko šalia ir... Tu Ne, kiek- šiaip aš galiu nueiti toli. Man ne problema. Pusvalandis. Tai tau žodžiu, kai Tai mačiai pusvalandis yra 2,5 km. Jo, drąsiai. Tai tu norėtum Eik dabar. tokiam spinduly. Tai tau- Kur tipo, močiutė, o kiek tu matei gyvenime? Tu įvablėt. Naujame. Kiek matai, o tiek ir aš buvau. Tai tau, kai mačiai pasakodavo, kad į šulę 2 kilo eidavo, tau čia nesiaubas, o pasaka. Pasivaikščiojimas, absoliučiai, jo. Pasivaikščiojimas su vilkais. Aš relatinu, šiaip aš pats, kada neturiu teisų, aš bijau vairuoti, tai aš visur, jeigu mažiau negu 5 kilus reikia eiti, aš eisiu. Taip. Jo, Ačiū tipo. tau, O tu malonu. turi teisės? Tai vad mano sekantis punktas būtų neturėti mašinas irgi. Labai neužkitas. Blet, kaip prasilė. Ok. Nes, blemba, čia va toks mano vidinis konfliktas, nes aš nekenčiu mašinų, bet man patinka vairuoti. O tu nesibiškita tokia, kur muzikoje sakai, daug paleis dainą? Kodėl? Ne, aš noriu vairuoti, daug man vairuoti, aš noriu visus poskis. Ai, taip, ne? Tai Štai kaip per filmus rodo žmogus, kai tiesiai važiuoja. aš kaip suprantu, pagal tavo pasaulyje žiūrą, tada tu nenori, kad žmonės vairuotų, bet tu nori tiesiog sėdėti noriu mašinoje nuvažiuot. ir vietoje sukinėti vairą. Ne, aš noriu pasivažinėti, aš noriu važiuoti, bet kiti tegul nevažiuoja. Kai aš eisiu pėsčiom, tegul nieks nevažiuoja. Tai tau reiktų tiesiog naktim dirbtų vairuotojui. Toks Lukašenkos, aš noriu valdyti, bet jūs nevaldykit. Geras. Gerai, taip. Geras. Nu, tai va, Okay. man Tarp du kitko, tokie. apie Lukašenką labai du geri paskutiniai proto pemzos epizodai. Aš nežinau, Jo, jūs labai- klausėt, bet aš klausiau, didžiausi labai geras. linkėjimai. Šio Aš manau, kad mūsų paklausyk. auditorijos turbūt nepersidengė. Pažiūrėkit, Atras kodėl. kažkas Ne, bet jeigu va mes du buduliai Jo. net klausom dauniukai, tai paklausykite. Gerai. Gerai, tai galėjau. Greitai susakysiu. Nu, davai, sakyk. Greitai, gerai. Mano kaiminė Jolanta. Oi, ką jin padarė? Gerai, pasakyk, kodėl. Iš akių kaimynė. Karočią, buvo dabar... Reikia specifikuoti, na. Šiaip labai skamba kaip išgalvota. Aš ir mano mama bifinam su kaiminė Jolanta. Bet jūs abu pasitarėte, ne? Kad... Ne, Ne. mes nesitarėm. Su mama, ta prasme. Ne. Yra komisija, Jolanta. Aš tik pamačiau, aš jį buvau įsikėlęs Reelsą kažkada, bet čia senokai, kaip prieš Laurą Dragūnaitę raustuose. Jom viens prieš kitą ir įsikėliau, kad ten Laura apsirengus rožiniai, tai tu ne tik atrodai, bet ir smirdi kaip lašiša. Tipo. Ir ten toks bais, ten juokis, ha, žmonės ten plaplojo, gal netgi papusant kažkokius rodė man, karočią. Neklausykit, sakyk, girtas yra. Aplink Velykas buvo žodžiu. Ir aš įsikėliau šitą Reelsą ir į Facebooką įsikėliau ir mano kaimynė, šakiuosi iš pirmo aukšto, tapizda Jolanta, Okay. parašė šitaip stumt ant merginų daugtaškis, bet ką padarysi, sunkiai jo vaikystė buvo. A, nes gavau. Iki daug taškų. Sen Jolanta laimi šitą raundą. Ir mano mama atrašė, pasižiūrėk į savo vaiką sutretų. Bet čia tikrai? Wow! Mama, linkėjimai. Galim visi paploti jo Vitai, dabar Deivido mamai, galim paploti. Šaunuolė. Sutrus vaikas. Šaunuolė. Ir sutrė, ir ji tikrai sutrė. Ta prasme, Murzinais pirštais komentarus rašo. aš paskambinau mamai, sakau, maladėts, ir jis sako, aš dabar galvoju parašyti, ar sutrė, ar susna. Mama turi comedic mindą, Aha, žinai? susna, Jo, tas jo, irgi jinai labai taip, įdomus. taip. Mano mama šiaip ir būna tokia, ir išgėrė, žinai, ten dviesi su mama, kai Vokietijoje pas ją buvo viską. Sako, žinau, tu čia komediantas, bet sako, aš mokykloje kaip prie Bayerio buvau.
Aš atsimenu, kad aš vežiau Deivio mamą. Vežiau, atsimenu, iki viešbučio, tada kažkur mes važiavom, ar iš Kauno, ar iš kur. Iš Jonavos, jo. Jo, kad mes kartu važiavom, atsimenu. Ir Deivio mama baisiai prikolina, baisiai sum ir vienu momentu Deivis netgi, kuris tipo, šiaip dažniausiai toks būna, Deivis sako, nu mam. Tai tavo mamukas yra berekai maldės, tikrai didžiausiai jai linkėjimai. Tipo. Keista, kad tu nepasiemi visų jos teigiamų savybių. Nu ką, grožis? Ne, tai akivaizdu, kad... Akivaizdu. Mano yra antras paprastas, gal ir netoks geras, tai jeigu jis nebus jum nesurezonuos, tai eisim prie kito. Bet man labai nepatinka ilgai laikytas iš mikrobangės ištrauktas šaltas maistas. Seni, aš pisu, karočią, 3,5 minutės naktį, aš atkalęs grrrt, ir 3,5 būna pas mane. Nei sekundės nebūna daugiau, užsuku grrrt, pralaukiu, taip stoju tą savo plovą, karočią, pasišildys, tipo, baisiai, noriu man selis kaupis, kaip šunių, karočią, žinai, tipo, realiai. Sėdžiu, karočiai, aš ištraukiu, tipo, taip atsignybiu, arba lava, arba žiauriai šalta. Ne, tai viršų lava. Jo, tai aš užvakar orkaitę įkibino, šildžiausi ir irgi pirmas tas kasnis, kur tik miltus, blėt, valgai. Geras, puto mėsas. Kibino pirmas labai liūdnas kasnis, šiaip, kodėl... O man kaip tik, žinok, patinka. Ai. Man patinka čeburėkė daugiausiai tešla, žinai? Same. Arba kibinė irgi. Palaikau. Aš manau, pablokit tešlos gangą, yra tokių žmonių. Tai yra... Gerai, stiprus. Lietuva yra 2 Lietuvos. Yra 2 Lietuvos. Yra kas valgo kibiną, kam skaniau mėsa, kam skaniau. Kaip žinai, sako žmonės, tipo, man skaniau be mėsos. Būna ir tokių, tipo. Be mėsos? Jo, sako, man čia galėtų avietės būt, blėt. Okay. Yra tokie desertiniai kibinai, žinojat šitą šiaip? Ne. Tai čia psichiniai ligoniai valgo. Ne, čia jau biškiai apsigimimas visgi, čia jau... Žiūrėkit, mano šitas nebuvo labai, tipo, kažkoks nesurezonavo, tai duosiu iškart kitą ir galėsim vėl duoti gyvatėlę atgal. Tai man labai nepatinka, tipo, kai mano, pavyzdžiui, mergina, jinai prašo, jeigu, pavyzdžiui, vyksta kokia nors drama, tipo, arba ten kokie nors draugai išsiskiria, arba mano, arba jos, žinai, jinai mane visą laiką pasiunčia senį kaip skautą parnešti namo tį. Nu, tai kur aš dabar... turiu kurvo kaip žiurkutė, viską. Sako, tu, karočią, turi žinot viską, kas buvo, kodėl išsiskyrė, dėl ko išsiskyrė, su kuo dabar bendrauja, ką, karočią, draugai palaiko, tipo. Ir aš grįžtu namo, sako, nu, dėl ko, tai nezaibys buvo jai. Ir jinai žiauriai pyksta ant manęs, nes aš nemoku išsiklausti, aš nežinau, kaip jūs mergos ten kurva išsiknaišėt visą. O kuri čia bloga vieta, aš nesupratau. Nes aš jaučiu spaudimą, aš nemoku. O jinai yra nusivylusi, jinai nusivylė, kad aš tipo nemoku jai parnešti paskalų namo. Tai gerai, kitą kartą atidirbti namo. Bet mes... Kaip aš neturiu tam duomenų, tipo. Bet mes bernai esam tie, kur, o tai išsiskyrė čia tas, o tai dėl ko, nežinau. Tai sako, buvo 7 valandas, tai mes gėrėm kartu. O kuris, kurį paliko, nežinau. Ir po to paskui, kaip sigėjo kortom žaidėm. Jo. Bet žiūrėk, bet buvo draugelis su pysės mašina miške girtas, tai papasakoja tokias istorijas, o tai sako, tai kas buvo čytino kažkas ant kažko, nežinau, klausiu. Labai, o kaip reikia paklausti? Yeah. Nu ką reiškia, kaip reikia? Tai... Nu gerai, dabar hipotetiškai vienas iš mūsų išsiskyrė. Hipotetiškai iš 3 žmonių sėdinčių čia 2 išsiskyrė. Uždeg žvakutę dar jam. Ne, aš tiesiog nemoku to, žinai. Tiesiog nereikia iš karto. O ką tai reikia, o tai kaip? Reikia po truputį. Man žinai, kokį mergą kažkaip sakė, kokia savijauta dabar? Jinai man kaip vaikui pradėjo aiškinti, sako, atsimeni, karočią, linksniuotės mokyklai. Sakau, ką? Sako, kas, ko, kur, kodėl, karočią. Labai gerai, labai gerai. Vardint galvoju, ble, okei. Tai aš tada ateinu, tipo, vietininkas. Kur? Na, labai gerai. Na. Tai va, Deivukai, koks tavo? Gerai. Ir dar svarbu sugrąžinti atgal, kai matai, kad jau nuėjo pokalbis tolyn, tada, ne, pargrįžkim dabar. Tai kaip buvo tada. Turi sugrąžinti dar, žinai. Nu, va, tas yra sunku. Jūs, panas, labiau smaltokint mokat, aš manau. Jūs mokat bendrauti apie viską ir apie nieką tuo pat metu. Jūs mokat bendrauti, taškas. Jums taip atrodosi. Šiaip retai aš buvau... Gerai, galiu kontrargumentą. Jeigu taip gerai mokat bendrauti, kodėl turi čatą be vienos draugės? Ir sėdi visas, neturi, mano. Mes turim šiaip bazaro čatą be tavęs. Jo, čia nėra, man atrodo, mergų dalykas, na. Na. Jokauju. Blem, ašaras kaupėsi. Tai ką tu sakei? Nieko. Dabar man gerai nepatinka, kai žmonės išgeria vieną alaus ir viskas.
Šiaip geras. Tu žiūri, tu nesi. Geras. Ta prasme, žiūri, tu išgėrėm vieną laus, nu tai jo ant antros kos, nevarau namo, tu kurva. Žiauriai yra nepagarba stalui. Arba tu negeri, aš gerbčiau, jeigu tu vapšiai ateis, sakytum, žiūrėk, aš Jo, negeriu. jo, jo, jo. Okei, biški, gei, bet okei. tipo, Arba gali suprantu. iškart pasakyti, aš vairuoju. Tipo, jeigu turi stažą, gali pasakyti, aš vairuoju, Jo, jo, vieną jo. išgerti ir varyti namo. Čia ok, tipo. Jo, taip. Bet tipo atvaryt, kur čia pisam, kurva satanist. Na. Kol nukrisim, karočią, pisam. Tipo. Ne, tai turi Ir tada vieną išgeri. neatsimeluot tiesiog. Ne. Ne, ir toks, nu, nemandagu, tu išgėjai vieną lausį. Nemandagus, sako. Sūnų pasisodinti, nebūk Etiketas. nemandagus, blė. Jeigu Tu pila išgėjai lakną. vieną laus, aš jau, karočią, jėgerį iššotis pirštai merkės, nes širis, ne, tai man reikia grįžti. Pistų, na, kurva. Jo, nemandagus, šį man irgi sugadintų nuotaiką. Nu, aš matau tavo pointą, bet aš esu, sakyčiau, visai. Man Zima kažkada padaręs, taip ir atsimikime. Aš atsimenu, sakau, aš šiaip jaučiu, kad keliauju destruktyvių kelių savo gyvenime. Sakau. Oi. Aš sakau, aš norėčiau nuspręsti, norėčiau negerti, ir atrodo, Deivis sakau, žiūrėjau, sakau, varome statusą, bet aš sakau, davai, aš negersiu. Ir jis man taip pasižiūrėjo, sako, tu eik iš čia. Jo, ne, aš jam... Spjovė į veidą. Jo buvo šaknys, tada atsimenu, sako, bet aš negeriu, sakau, tai nevarom, nahu. Nu, taip, nahu, man dabar sėdėti, aš geriu, smagiai leidžiu laiką ir to surūgusią mauradą. Ir plus atrodo, kai tu geri draugelis, ten vieną lausį išgeri, atrodo, kad jis po to teisė mane, žinai. Aha, jo, Kur jo. toks, oi, aš geresnis už tave. Negeresnis, tu vienas aliulis. Žiūrėk į mane dabar. Ar aš geresnis už Tavo kažką? grifkutė tai jau pasiduoda, biški. Jo. Taip atvarysiu šiandien labyrą. Labą dieną, šiandien dainuoja. Bet tai čia pats gazas, taip į labirą, aš manau. Senis, oho būtų pats gazas, na. Pamatytų tave Brazauskas tokį pats į grabą atgal atsigultų. Aš tik tai galiu pasakyti. Tai jis jau miręs. Nu, tai sakau atgal. Nu gerai, Rutelė, ką tu turi? Jo, aš noriu patestuoti irgi publiką. Mes nepatinka, kalbam. Kalendra. Apgavau, aš pilnai kalendrą. Aš kalendrinę absoliučiai. Rimtai? Aš dievinu kalendrą. Dar daugiau žmonių buvo. Jo, mūsų daugiau, man atrodo. Man dievinu kalendra, žinai, kaip mažasis kojos pirštas yra. Tu, nahui, tavęs reikia ir aš dar galiu, ble, tu man biški supis Ne, gyvenimą. man gali. nuostabi. Aš kas nemėgsta kalendros, manau, galim sušaudyti tam, tarkim, kažką. Nenoriu kraštutinumų. Gerai, Man tai šis žmonės, kuriem prieskonių netrūksta, atrodo, kad jūs per mažai norite išgyventi. o ką, gerai, kokia paskirtis kalendros, kur jie kišti? Prieskonis čia yra, žolėmų yra prieskonių. Į kur? Į ką? Visų, nu tai... Praktiškai visko pavyzdžiui, tinka, kaip Lauro lapas. seni. Jo, jo. Bet ką tušinį gali Nu, dėti? labiausiai tai gal ten su takos būna, Meksikos visas. tas. Jo. Bet nem. Nesąmonė. Žiaurų, sen. Ne. Ble, dabar biški net pajaučiu tą tokį, žinai. Nu? Gauni tokį Nu? biški. Gauni tokį, žinai, kaip biški, gauni tipo ir tokį. O. Smagu, iš karto toks, kas čia? Jūs esat mėsą. Oho. Jūs esat mėsą, ble, ragavę. Tai ant viršų, sakyčiau, čia Ne, prie... užtenka, miso, šiaip bulkos susidedi, ble, majonezo ant bulkos, ble, ir kandi, ble. Seniai, tu atrodo kaip visas, kurio mytybos piramidės pagrindas ant majonezų, bet pastatyta. Aš dabar, nu, nevalgau majonezo, nes aš priaukčiau vėl svorio, bet aš taip, aš kiekvieną Tai tu nevalgyk majonezo? Svajoju apie majonezą. Grinai majonezo problemą turi? Tipo, Jisai seniai buvo sėdęs ant majonkės. sėdas ant majonkės. Jisai tipo buvo su narkotikais, nėra turėjęs problemų, šou biznį būna pastaiko, bet pas mus nėra turėjęs, bet senis buvo matėjęs, sako, kur seniai majonkės nevalgiau. Aš į telegramą Pelegai sako, rašydavau, žinai, Mes sako, vakar babos auksą nunešiau dėl majonkės. Pasiėmęs majonkės, sėdi hatą, užsidaro hatą ir 6 dienas Jo, majonkės. Tai kur tu dėdavai? aš į telegramą rašydavau, žinai, yra karo on, pas mane muju on būdavo. Sako, primės, karočią, užvežė iš Vokietijos majonkės. Ir Tai pisai. kokia, turi gal rekomendaciją? Daumantų su krapais. Jis Va. tiesiog majonezą sako. Tiesiog Koks tavo mėgstamiausias majonezas? su krapais. Daumantų Toks su egzotiškas. krapais. O tai tu Taip, neturi klasikos mėgėjos. Nu, tipo, tu tokia įdomesnė nori. Su kalendra. Ne, ble, tu nekiški gerą dalyką, huijų. Verta Kalendra būtų žiaurų. tipo. Nu, man Bet šiaip man, pavyzdžiui, patinka majonezas su priemaišom. Spicy mayo, pavyzdžiui, žiaurų Jo. yra. Žiaurų. Man Jo. patinka, kai man sumaišo ir uždeda 4 eurus ant kainos. Bet nebūna, kur būna... Mano hobis yra, ble, pizdės. Pirk tą pačią majonkę su sweet and chili padažu už 8 eurus. Jo. Rock and roll, baby. Šiaip išmako tą majonkę, aš, ble, nu neslėpsiu su prišiukais, tiesiog kabinės, balytis baigęs ir aš tiesiog... Ne, nėra, kad mes neįsivaizdavom. Bet... Nežinai, kas būtų žiauriau, jeigu mažą šauktelį atsineštų majonezui įdomu. Kaip ledus valgai, tiesiog... Kaip Monte, kurva.
Bet su tais spaisi nebūna, kad sėdi ant jų kokį mėnesį ir tada pasibaigia ir pamiršti, kad egzistuoja. Tai tiesiog pusę metų nebebūna. Jo, bet man atrodo, kad padažai turi fazę savo, tipo, žinai. Aš pasiemu padažą Pagal vieną tavo gyvenimą? ir žiauriai athujarinu, tipo, pusę metų vieną padažą lesu, tipo, Ir tada žiauriai, paleidi. žiauriai ir tada aš nebegaliu žiūrėti. Jo. Aš dabar žinok, žinai, ką atradau senį, yra četnis. Žinot, kas yra četnis? Ne. Četnis yra kaip, Stotis kaip Londone. džemas yra toks nuvirtas. Nuvirtas džemas ir aš perku iš promo cash and carry, čia neremia manęs, tipo, bet yra četnis, Tipo, paletę perki? svogūnų ir granatų četnis. Jisai tinka saloto, mėsai, jisai tinka seniai, ant duonos gali tepti. Jūs jeigu pažiūrėsite, Wow. kas nors, parašykite komentaruose, jeigu esate četnis, yra nesveikas dalykas. Su vištiena išsikepkite su četniu. Labai daug kartų Bomba. pasakai četnius. Bomba. Man četnis skamba Četnis yra kaip, žiauriausias. kaip animacinis filmukas. Četnis ir fenis. Jo. Ir fentanilių. Arba ieško, Rusijoje kažkoks regionas. Arba kursuojame dabar už kontrabandą, Četniauskas, Četnis, Klička, karočią. Jo, jo. Tai žodžiu, tai kalendra tau patinka, tai kas nepatinka? Man Čia- nepatinka, turiu dar žabaliai, žinot, žabalius. Čia miestas? Tie, kur neprimato žmonės, žabalai, tipo. Ne, Tiesiog žmonės, taip vadina. žmonės, Tiesiog 40% salės žmonės dabar sako, su su akiniais. akiniais. Rūtai tą paną žiūri, go, nu, blėt, yra. Suona. ne, Yra tie, žmonių. bet Yra tie- dvi Lietuvos su akiniais ir be. Žinot, tie mandresni odai, kur labai skauda, kai kanda. Tu- Uodai. Ai, bimbalas, tipo. Bimbalas, jo, jo. Oi, tu bimbalas, tai Nu, žiauru. siaubingas, nu. Seniai man bimbalas prakščiai voras yra. Blogiau. Pašol, bimbal voras, tai voras, seniai, va voras, čia voras. Voras, chill guy. Va voras viskas, ką daro, va. Absoliučiai, voras savais reikalais užsiemė. Seniai voras nelenda. nu. Tu nelys prie voro, voras nelys prie tavęs. Žinai, kai iš ežero išneri ir įsisega iš karto. Seniai, man žiauriausia, kad jie prie tavęs Skauda. atčiuošia kaip su dviračiu, kurva, taip privažiuoja. Jis žino, Kas ko tau? nori. Ir uodas irgi, uodas toksai, nu, Ne, biški, absurdas. žinai. Ne, man bimbalai tai žiaurus ir, tipo, O man tas nepatinka. tai, nu, Man žinai, kas su tais uodais yra. Tu kask, bet tyliai, blėt, gerai. Jo. Aš noriu, tipo, tu gerai, tu gerk iš manęs kraują, bet bent jau nepis man Kodėl man smegenų, gerai. šoko Jo. faktorių čia turi Jo, jo. būti? Seniai, man sakau, pavasaris Eurovizija po langais irgi man. Jo. Atrodo, Audžiai naujo gabalą leidžia. Senti. Labubų. Bet kažkaip šuo, tie... Bum. Mes šitam podcast'e palaikom Lilą ir Nominę tipo. Aš tiesiog dėl to, kad vaikystėje daugiau klausiau, bet man... Aš suprantu, kad bet koks sėkminga muzika, bet kokia yra gera, aš nesu to žinai pusė, kur tipo sako, čia šūdas. Jeigu daug žmonių klauso, vadina zaibys kažkam yra. Bet man patinka ir tas, bet man Lilas yra vis Man tai tiek. man tai Aš šiaip esu Lilo juokinga. gang. Aš irgi, man šiaip patinka, kai bičias apsimeta gangsteriu ir solelę pupytį išleidžia kampą. Blet, žiūrė, kenga tiesiog. Čia kas Aš neskau, kad blogas gabalas, normalus gabalas, Aš žinau, viskas šiaip gerai. tipo, o tu žiūrėk, manai, kad- Tiesiog juokinga, blet, tipo labai. Gang. O tai tu manai, kad Olelė Pupytės buvo su moksliukais? Nu, Tai jos ir buvo su gangsteriais gal. Ne, jos su turtingais verslininkais. žmogžudžiais gal. O tai gangsteriai nėra turtingi verslininkai? Pala, aš dar galiu pargrįžti prie žabalių. Žabal, nu. Iš prie žabalų. Dabar pagalvoju, jie labai pagarbiai neskrenda į namus šiaip. Nėra namie. Nes jie buvę. prie vandens būriuoja seniai. Bet būna ir Tu matei pievose. mieste, matei mieste? Nu, vad gal. ir- Sekam. Aš seniai, jeigu pamatyčiau bareką, aš tokį išeičiau namo. O tai jie... Man supistų vakarą. Atėjo kaimiečiai tokie, tipo, kur nelenda į miestą, čia... Dabar rašys atskrenda komentarus, prie- ką tu kaimiečiai sudini, blė. Prie ženklo atskrenda ir apsisuka. Jo. Kas mažiau norėtum, kai tau hatą atskristų? Žabalas ar kamuolinis žaibas? Geras klausimas. Ačiū. Kamuolinis Realiai žaibas jaučia kamuolinis tokį patį Labiau garsą skleidžia. norėčiau. Kamuolinį žaibą tu gali pafilmuoti, žinai, Egzotiškiau. tipo. O, jo. jo, labai geras storis būtų. Aš daryčiau kamė. Bandyčiau kažkaip, kad Įsivaizduok, būtum Deivis jau pirmas. guli nutrenktas, taip. seniai kaip krilinas prisikelčiau. Kaip Būtum lašiša ant pirmas, smėlio. kuris nufilmavo kamuolinį žaibą, įsivaizduok. Jo, jo, ble, Nes čia. visi tik kalbėjo. Čia lemas jūs. Čia yra mitas, man Miniu. atrodo. Gerai, mano dabar, ką čia, aš turiu 6, bet gerai, pasimsi šitą. Biški, gerai, žmonės, kurių šunys pamato kito šunį ir neloja. Palauk. Pavydi, tipo? Jo, Tu pavydė, ne? Jo, mano šuo, Nelojantis pažiūrėjau, šunys. mano šuo, kai pamato kitus šuniukus, nu jau tokia, toj pudelis veislėjo, tokia, jis visada bus excited, jis kol nepalaisys kito šunis, jis los. O kitų šunys, Tai tau pavyzdžiui, būna... nebyliai šunys tau nepatinka. Jo, Ne, jisai pavydi kiti tiesiog tiem šunys žmonėm, kad jie neloja, dresuoja ne, savo ir tų šunis. žmonių reakcija į mano šunį būna.
Nu, nes tu tiesiog turi durnesnį vaiką, tipo. Aš nesakau, kad jis mažiau gražus, aš tavo šunį myliu irgi, tipo, ir dar kaip myliu. Šiaip Bet, mano šuo vienas protingiausių šunų, blėt. jo, tikrai seniai, dabar egzaminus užsilaikė. Aš kažkada atvažiuoju, tipo, atvažiuoju, manęs Deivis pasim šuo vairuoja. Jo, tavo tikrai šuo, tai jisai išpupo 10 viską. Bet man atrodo, kad tu tiesiog reikėjo į mokyklą ves dresuoti, tipo. Ne, O tu jį mokai, tipo, ar tu tiesiog tikiesi, kad šuo supras? Ne, aš namie įsėjau, tarp kitko, aš nekėjau dar su viena iš Su žmonių. šuniu? Seniai, žinai, kaip jis užsiema, įjungia tą filmą, kur šunys prieš katės per Lanką rodė, tipo. Ir jisai taip guli, sako, matai, Leo. Mokykis. Šnekėjau praeitą savaitę, kaip tik sutikau vieną porą, kur irgi toj podeliuką vedžiojo, tai sakė, kad tam toj podeliukai 7 metai buvo, sakė, 3-4 metus vedė, nu, tipo, jų tokia veislė, kad tu neišmokys jie. Mato, jie Prie galvoja. glošių. Gal jo, tipo. Bet mano labas ten suktis moka duoti, tiek moka. Daugiau už merginas, reikia. Jokauju. Ką tavo šuo moka, atsiprašyti? Tai va, tai žodžiu, ir man nepatinka, kai tie žmonės žiūri. Supratau, nu čia to labai Elitizmas. asmeninis. Jo, Bet čia toks, nuoskaudas, seniai. Jo, labai, nes aš dėl to ir go. Kalbant apie nuoskaudas, tai aš irgi savo tada pasakysiu kitą, man nepatinka sausai valyti su užpakaliu. Irgi paaiškink. Neseniai mane Atradai šlapias supažindino servetėlėm? mergina su šlapiom servetėlėm. Wow. Wow. Seniai, aš nenoriu, žiūrėkit, aš šitas, jeigu bus per šlikštus, aš iškirpsiu, tipo. Bet valandas tik sausai, tipo, lieka gumuliukai. Ir kartais esat matę Infinity War, tipo. Tai kaip Thanosas išlupa karočią akmenį, tipo, panašiai kartais tu gali atsisėdęs išsilūpt savo tokį, tipo, ir tai buvo numestna. Okay. Čia yra žiaurų, tipo. Ir aš, karočią, japoniškas tualetas dar man yra kitam gyvenime, bet man seniai mergina supažindino mane su šlapiom servetėlėm. Blet, aš vos neapsivirkiau. Man atrodo, kad mane mama biudė nuprausė, blet, mažą. Man atrodo, kad aš pajaučiau pirmą kartą, ką reiškia būti suprastam. Senė, Ir aš tikrai nuoširdžiai, aš nuo šio ir dabar visą laiką ir mano merga man sako, tipo, kad, sako, čia dar daug lygia, aš su pusę pakelį suhujarinu per kartą dabar. Tai valau, kartais būna, matau, kad nieko nėra ir dar biški galim pabraukti. Tai man nuoširdžiai dabar šlapės servetėlės yra, aš dėčiau taip, šlapės servetėlės, moters meilė, sūris ir Daina bosas. Okay. O Tu neatradęs? Jūs valotys? Šiaip, šikna. Aš galvoju, kad nereikia. Ai, tu vis dar tas, kur išeini į balkoną, kad nupūstų? Jo. Nusikratau ir toliau gyvenu. Ne, čia jau. Dažnai trisikus reikia keisti, bet šiaip viskas. Tai yra tas, kur neplauna šiknų bernai, bet matosi iš veido realiai. A, ne? Kurie ne. Jo, gali. Ble, kaip būtų žiauriai, jeigu dabar turėtumėm žmonių sąrašą. Ar mes Ne, šiknaplovė? mane pastatyk, Ar manęs mes iškart. šiknaplovė? Ne. Ei, aš praktiškai plaunu. Tu, nu jo. O kaip, tipo, man reikia įsijungti tą režimą šudušo, kur trys rovės, žinai, kur paskui taip... Nu tiesiog neignoruot, kad egzistuoja, žinai. Ai, ne, aš užsidedu pirštinę, tą mašinos... Pirštinę? Aš turiu tokią, kur mašinai plauti, ir aš dušėjo, tai kurva įlindu ten. Aš dabar suprantu. Jo, Aš suprantu, Tu mozolį nenori prisitrint, kam tą pirštinį? Aš suprantu, kodėl Aš esu kažką labai nusibrozdinęs vieną kartą. Ble, Dzima, aš suprantu, kodėl tu kas 4 dieną maudai, skūra pasai, čia visas ritualas, nahai, tai. Čia kaip, ble. Praktiškai pas mane dušė realiai, jeigu pažiūrėsi, yra iš pradžių, tipo, rožinės putos, tada karočią, tada užsikujarinu taip, tada nusiplaunu, nusipurškiu. Jo, pas mane visas yra procesas. Čia kaip į mašinos O plovimą. pirštinės, seniai, nu tikrai pirštinės reikia. Ką jūs prausėte su ranka, tipo? Nu kempinę. O mašinos su ranka irgi plauni? Neturiu mašinos, minėjau jau. Ai, nu va, dėl to jūs turim tai su kempinė, tu su ranka prausies? Nu bet tai ranka irgi čia ekologija. Nu aš taip kokia supratau. ekologija, seniai, tu jeigu pirštinė. apsišiktum, tiesiog taip padarytum ir viskas. Nu ne, nu tipo, čia nesąmonė, what the fuck. Nu nežinau, man tavo Šunšuotus pirštinė rankas kelia. laikai. Turim tai neturi kempinės? Aš šunšūdus rankas sulaikau. Man draugė nupirko, bet aš nenaudoju, aš turiu pirštinę. Man nepatinka kempinė. Ir mano pirštinė seniai su pirštais, jinai pirštuota tokia, tipo. Tokia beisbolininko tokia. Tokia, kur Pagauni ermitažė būna pastolius nešiot, va tokia, tipo. Ne, ką jau turiu tokia, exfoliant in love, karoči. Nu čia kažkokia įdomesnė, numetė. Nu gerai. Gerai. Jeigu jūsų Liūdna bičiai, jo, bičiai sausai valo šiknas, tai taip ir žinokitės. Tai po vieną Paskui dar, lupinėtos po vieną riešus. dar liko, ne? Ar dar kiek? Šauk. Ai, mano paskutinis. Jo, man Tai gerai, aš išvardinau daug dalykų, jo pas mus buvo sausai valyti šupakalį. 5. Indrė Stonkuvienė. Aš pasakysiu, kodėl. Okay. Man buvo šiaip labai jokinga paskutinis, nežinau, ar matėte, aš man atrodo, aš tai kažką minėjau, bet jinai įsikėlė, nes jinai žiaurė fotkę, tipo. A, jo, mačiau. Jinai įsikėlė nuotrauką, kur stovi ant pakilos, tipo,
jinai pirmoje vietoje, antroje vietoje maža mergaitė, trečioje vietoje moteris neįgalioje vežimėlį ir jinai parašė, laimėjau savo pirmas lenktynės. Čia žiaurų yra. Nes jinai buvo didžiulė advokatė, tada kai buvo tos dramos su klajumo visais bifais, viskuo, žinai, tipo. Ir jinai sakė, čia negalima apie tai juokauti. Ir man juokingiausia buvo, tipo, kad komentaruose žmonės kybo vieni kitiem į atlapus, tipo, pizda, tipo, sako, vieni čia galima taip juokauti, jūs čia moraliai elgitės, kiti rašo, viskas čia yra gerai, jūs nesiparinkit. Ir vienas komentaras buvo, sveiki, kodėl nesutvarkote dukrytį į sakandžio? Seni. Aš negalėjau patikėti. Tai šitas juokingas paustas, juokingas, tipo, čia prikolina, viskas yra gerai, bet aš įdėjau į 5 vietą už tą vieną vodkę. Daugiau neturiu ką išsiplės, man tas buvo tik tai juokingas. Paplojam net už Zimantui, už Indras Tonkvainą, man. Na, Dėjų, tai kas tavo karnuoja? Mano paskutinis, žinau, čia paskutinis, bet labiausiai nepatinka, žinau, jau kokį 3-4 bazarą iš eilės sakau šitą, bet dar kartą pasikartosiu, aš antiek nahu jų nekenčiu. Oho. Supisti dviratininkai. Ble, jau galvojau, kad sakysi rasę. Aš jau bijojau. Aš, ble, Aš jau noriu, kad- jūsų sūkos nekenčiu. Sekmadienį vėl karo, su Leo, su šuniu, nėra, kad su Meilužiu išėjom pasivaikščiot. Su šuniu, Leo vardas. Pasivaikščiot išėjom. Išėjom su Meilužiu Karoliu pasivaikščiot. Norėjau su šuniu pasakyti. Išėjom pasivaikščiot, blemba, ir prie Ozo ten vaikštom ir yra pešių takas, dviračių takas, karočią. Ir Tau nepatinka, kad dviračių tako važiuoja, dviratininkai. Ne, tai kad važiuoja, tai viskas gerai, bet kai tie kažkokie 19-likiniai, gal 20, tipo važiuoja. Ir jeigu dar į mano gyvybę kesintųsi, aš dar gal atlaikyčiau. Bet jis važiuoja dviračių taku ir jis kažkaip pradėjo hujarinti pešiųjų taku. Ir į Leo važiuoja. O tas mano šuniukas mažytis, jam, tipo, bent jau paliesiu tas ratlankis, viskas, pizda, tipo, jam būtų. Ir tas pradėjo taip, ir jis važiuoja šį, taip žiūri, ir jis bando suklink dviračių tako, bet kažkaip pradėjo slyst ir šitą pradėjo daryti. Vos sustabdė prie Leo, jo draugelis iš paskos važiuoja, įpiso jam į galą. Ir aš tiesiog įsimosinukę pradėjau šaukti, išgamos jūs nahai, jūs išgamos, piderastai. O tu ar ant tavęs? Aš ant jų pradėjau šaukti. Ir čia kokia sekmadienis, 4-5 popietės. Šviesu, tipo, pilnai šviesu. Ir aš įkas kau, dauna jūs nahui. Tai tu, aš kaip suprantu, esi senis, kuris- Prileikščia jūsų, blėt. Kurvas, ką jūs daro, blėt? Išviskit, piskit į Baltarusiją, karat. Visokių, visų, mano vaikui grasino gyvybę. Ir po to, ir aš šitą draugui pasakau, sako, jie to kažką atsakė, sakau, ne, užsidėjau sinukus ir nuėjau. Bet tu vis daugiau šauki ant vaikų, tipo, 19 Ne vaikai, metų. 20 metų, blėt. 19-20, jaunimas, tipo, blėt, tai iš matų irgi buvai kažkada jaunas ir durų. Bet į šunis neįvažiuodavo, su tik žmogų nupisęs visų dviračių. Bet čia kitam kartui. Bet tai tu šuns netraukiai, tu tik reikimą Traukiau už to šunį, traukiau. Bet O šuo mane traukė, na. Ir ką tada daryti? neprileis šuns prie draugo, nedo tada. Nu geras, tikriausiai dviratininkai, taip. bet Tai tavo va. tokie labai asmeniški. Aha, žinai. jo, Aš nes bandžiau čia du parašyt- dviratininkai, aš bandžiau realiai. parašyt- Tu turėjai pasakyti, Jo. 2 dviratininkai, tau Jo. nepatinka. Iš Man, viso. ne, man šiaip dviratį, aš prieš tai jau kiek pasisakęs esu, aš esu mažą vaiką. Gerai, aprėkęs, karoči. yra 2 Lietuvos seniai, kas važiuoja dviračiais, kas nevažiuoja. Kas važiuoja dviračių, paplokit? Daug, šiaip sveikų žmonių, kurie sportuoja, va. Bėgiokit, Labai blėt. gerai. Eikit pabėgti. Aš jo, tau pastebiu pas tave tokio heito tipo, o pas mus tokie labiau tipo, haha, tipo kalendra. Ir Ne. dėjus, zaibal visi, kas turi dviratį. Na. Aš norėčiau vapšė Pas jį pamatyti, kaip jūsų tamsa. pirmagimis Bet vapšė tada išeina kažkokia anksčiau tamsa laiko. išėjo iš Pas mane iš 5 buvo 2 neigiami, abu aplink šunį sukas. Tai vien Geras, dėl to nu aš kas ganu tau, savo vaiką. pavyzdžiui, paskutinis. Ne, aš tai šiaip 2, jūs mane Dar praleidote. turi du, jo, tavo uždarimui dabar jau. Bet aš dar Grįžtam dar gyvatėlę. mašinų, dar vieną turėjau. Ai, Tos, kur sorry. spraksi mašinas. Ai, garsas. Jo, labai nepalaikau siubingai. Jo. Ir jos atrodo susitarę, kas kažkiek laiko, nes nebūna vienu metu, kad daug spraksi ir tada kas 5 minutės. Taip, nes ten išvažiuoja draugai, tipo, ir mes berniukai esam debilai, tipo, ir man, pavyzdžiui, man kai draugo supratau. mašina daro, man stojas pimpalas. Nu netikiu, nu netikiu. man Kam labai smagu? patinka. Man tai čia mažo bibio energija, Kam grinai, aš smagu, aš manau. nesuprantu. Ne, sen čia tiesiog yra inžinerinis stebuklas automobilis. Ne, aš čia Čia rūtos skamba kaip valtėsiu. klaida kažkokia inžinerinė. Spraks. Yra 2 Lietuvos, seniai, yra 2 Lietuvos. Aš Čia šiaip... mano nauja mėgstamiausia frazė. Jeigu bent koks kontroversiškas, yra 2 Lietuvos. Negalima prie jos lysti 15, yra 2 Lietuvos. Tai matau, spoileris į Atmazų Uno bus atsakymas, yra 2 Lietuvos, ne? Jo, pirkit Lietuvos knygynus antrą dalis. Na.
O šitą man... Jau yra Airija. Aš visada, kai girdžiu tas mašinas, kai jos ten garsiai spragsė viską, aš biškai kaip pana pasidarau, nes aš tokį, pažiūrėjau, susimuku Žurauską vakar sėdėjom ir pavažiavau ten motoroleriai. Ten, aš toks atsiskau, debilai. Na. Ir toliau savo cheesecake valgau. Esu girdėjęs ir aš šitą. Pravažiavo baisus BMW, kur trojkė, emkinė, karočią. Baisus pravažiavo ir mes su Deiviu sėdėm laukia ir Deivis toks, nu kam čia reikia? Man labai nepatinka. Aš Bet esu... dar... Sakyk. Nu gerai, mane labiausiai užtrigerina, kai aš pasakoju istoriją ir aš jau artėju prie tipo istorijos aukščiausios dalies ir tuo metu mane pertraukia. Kaip yra įžulu. sunku. Kaip Čia yra įžulu. sunku. Dabar sugadino mano. Ir tada bandai antrą kartą sakyti Nu. ir antras pravaro, blėt. Eik, na. Labai pikta. Man tai būna žiauru, tipo, kai pertraukia mane, bet man nepasako, tipo, nu, ką norėjai sakyti. Žinai, Perklausė antrą kartą? tipo, jo, būna, tipo, kur aš toks stoviu. Ir atrodo, jų pečiai užsiveria prieš mane ir padaro ratą, kuriame aš nesu, tipo. Ir aš žiūriu, gal, Piterį, aš pasakoju apie žuvį, kurią pagavau, kai buvau vaikas. Karočią, man žiauri, nes, tipo, yra, aš suprantu, mes patys dažnai pertraukinėjom, kaip prikolinam, žinai, mes šiaip, tipo, visi, kai daug šneka, bet tu visai, kad turi paklausti, nu, tipo, ką tu norėjai, žinai, tipo, tokį. Jo. O būna kartais sutraukia ir, tipo, Tačiau. čia tai žiauru. Arba čia tai- žmonės vidurytų paskui ir jie ragelį pasiėmė ir aš klausau. Oi, kaip blogai. Oi, seni. Nežinau. Nenoriu sakyti Seni. dažniausiai, kas, tipo, bet... Čia aš taip darau. Eik tu. Ir Deivis, tipo, ne, tuoj atrašau. Bet aš klausau, sakyk. Ne, šiaip... Aš taip darau. Man būna, Būna, man kartais. būna Ne, irgi, blet, šiaip būna irgi. sorry. Stengiuosi nedaryti, pykstu. Man, žinai, kas labai nepatinka dar, čia mes jau prasiplėtėm, aš pats tą darau, bet mane žiauriai užpisa, kai žmogus parašo vieną žinutę į 9. Ir aš stoviu įsijungęs garsą išgirdžiu pating. Kad Ir parašo, žodį? Zdarė, ką tu, karočią, varom gal pagert ŠND. Čia vienas sakinys. Čia jau matau, kad draugui nutaikyta man. Aš jau Irgi asmeniškai. Aš atpažįstu save. pats tą patį atpažįstu darau, save tipo, čia. bet man būna toks, kur stoviu purvinom rankom, ten gamini kažką, toks, nu... Akis, blėt. Jo. Mane keičia ta suknelė, blėt, už Suko, blėt. Gerai. Ir tu turi dar vieną, ne? Nu, davai, paskutinį Ne, bet karūnavimą. čia nėra uždarimo, bet mane erzina labai neadekvačiai maža kreuklė, kur taip įsiremia net galva. Jo. Kokia kreuklė tipo būna. Labai pikta, labai nerimta. O jums netrodo, kad kriauklės yra per žemai? Aš, pavyzdžiui... Ne, jo, tipo, bet aš matau, tu atrodai aukšta mergina arba labai ilgos kojos. Tiesiog sėdi merga metro kem, bet koja yra metras, tipo, žinai, iki čia kojos. Tipo, aukštas bičas, aš irgi aukštas bičas, man seniai, tipo, aš jeigu pasilenkiu, man, tipo... Man žiauri veidą plauti, tipo, aš tiesiog paimu vandenį ir metu į save. Tipo, aš norėčiau, kad būtų aukščiau praustuvė, tipo. Nu čia galva sunku visiems, žinai, gnomam irgi reikia Jo. atsižvelgti. Nori baudžiako? Aš tai nesuprantu. Dvi Lietuvos. Tu turėjai, yra 2 Lietuvos. Yra didžioji ir mažoji Lietuva yra. Nesuprantu, nedai. Aš nelabai suprantu, nedai, apie ką tu šnekėjai, aš nesu matęs, kad tu kreuklę naudotumės. O. Aš anksčiau kreuklę šmyždavau. Nu, tai Ne, čia- juokauju, ne. Bet aš plaunu veidą dabar pastoviai. Man nupirko kremukų, hujukų, tipo. O kada Buvo pradėjai? susitvarkęs, tipo, bet dabar vėl išmetė, vėl turiu, tipo. Bet šiaip vienu momentu buvo susitvarkęs. Tipo. O kada čia jau buvo susitvarkę? Tai nefilmavom, Tai tada nefilmavom. užgėriau ir tada, blėt, vėl, karočiui. Man kažkaip sukrenta, tipo, tik darbas, aš išsispeniuoju kažkaip, žinai. Tai va, bet šiaip jo, aš tai plaunu į balninką. O tu, karočią? Nu, akivaizdžiai. Su kuo plauni veidą, Šiaip pasakyk tai dabar. su vandeniu. Pasakyk, Brenda. Su vandeniu. Tai tu plauni veidą su vandeniu, prausies su ranka. Tai jeigu tavęs palyja, tu sakai, kad nusiprausiai? Asus. Bet tai pažiūrėk veikia, pažiūrėk jį. Nei vienas pogiukas. Čia dabar seniai, bet aš esu matęs tokį gerai užbuksavusi. Matai, kas ir nes daug gerdavau. Tai o dabar Jo, biškai šitas yra. mažiau. Ir man mytyba, žinai, man tas Jo, jo. kebabiukas 2:30 nepadeda. Na. Blemba jo, aš vakar rūkiau. Blemba, jo, žiauriai daug dalykų mes... Nenarkotinė. Žiauriai daug dalykų mes nemėgstam, žinai. Su ko rūkiai? Dūmų rūkiai vakar. Deividas įskirta vakar dūmų rūkė, ponas prokurorė, kur žiūri dėl mažo ūgių tipo, tai dar ir šitą prigriebkit. Ne, aš ten Olegas rūkė, ne, aš ten rūkiau. Išputė taip į burną man. Žodžiu, mes... O šiaip jo, pabaigai aš, Pabaigai, jeigu jo. galima, aš noriu tokį pagirimą pasakyti tau, Rūta.
Labai džiugu, kad atsiradai čia mūsų entertainmento scenoje. Ir man nuoširdžiai, mano nuomonė, tu esi talentingiausia ir įdomiausia Instagram kūrėja dabar. Tai ačiū tau labai. Kaip miela, ačiū tau labai. Aš norėčiau irgi dadurti, aš manau, kad tu esi vienas talentingiausių žmonių, kurie kuria turinį, kurį aš sutikau ir aš manau, kad tu esi ir protinga, ir faina, ir tavo kampai, kuriuos tu atsineši, ar tai būtų keistų rūbų ieškojimas, ar tai būtų dviejų vyrų suaugusių aprengimas savo rūbais tiesiog ant scenos. Aš manau, kad tu esi talentinga ir kol tu švietiesi, tol žmonėms bus smagiau, kurie žiūri. Dieve, nu ačiū jums. Ačiū tau labai. Ačiū. Ir paskutinis dalykas, mes visada norim bazarą pabaigti, kad pašnekovas mūsų, na, pabaigtų su kažkokio palinkėjimu, tai gal yra gal kažkoks jaunas kūrėjas ar jauna kūrėja, kuri nori pradėti irgi ten daryti kažkokias savo veiklas ir savo hobius, kažkaip, kad iš hobių išeitų į kažkokį verslą, žinai, tipo. Ir taip toliau. Gal turi kažkokį palinkėjimą, kažkokį, nežinau, patarimą, nuo ko žmogus turėtų pradėti? Šiaip labai sunku, nes aš taip improvizuoju, aš visiškai nežinau, kas gal. Ai, tu tiesiog natūraliai tokia talentinga, tipo? Ne, nu bandau. Sunku net kažką patarti, aš tokia šiaip. Žmonės tiesiog būkit talentingi. Ne, gerai, tai mano patarimas yra tiesiog bandyti ir žiūrėti, kas gaunasi. Ir bandyti nuoširdžiai stengtis įvairius dalykus, užkabinti daug meškerių, daug kabliukų ir tada, žodžiu, tikrint, bet nuoširdžiai daryti ir bandyti savo, ieškoti savo, kas iš vidaus, kas patinka, kad neapsimest. Šaunuolė. Nuostabu. Okay, ačiū labai. Paplojam visi. Rūtai Ašvidytei. Paplojam Davidui Vizgirdai. Nedui Zemantui. Pasiplokit patys savo. Nusilenkt. Ačiū labai, mylėjai, kad šiandien atėjo čia. Dar vienas istorinis bazaras mumis sąskaita. Ačiū labai visiems ir kaip ir kiekvieną kartą. Bazaras! Bazaras!